Sveiki, girdite Kotyli istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidę. Šiandien grįžtame prie mums artimos, rūpimos ir mylimos temos Lietuvos partizaninio karo ir pasikvietėme Ramoną Staveckaitę Notarį, Lietuvos gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimo centro, genocidų ir rezistencijos tyrimo departamento istorinių programų skyriaus vedėją. Aš kadangi pats centre dirbęs, tai žinau tas tripakopį pavadinimą pareigų, dvi pakopį. Ramona prieš mėnesį publikavo straipsnį pavadinimu Vytautas Gužas, asmenybė ir likimas Lietuvos partizaninio pasipriešinimo istorijoje, partizano Vytauto Gužo veikla ir reikšmė Lietuvos partizaninio karo istorijoje. Taip, ar ne? Jo, turbūt taip, nes man atrodo, truputį pavadinimas ten kažkaip gal trumpesnis turėjo būti, bet iš esmės taip. Taip. Tai va, žurnale Genocidas ir rezistencija, aš nuorodą įdėsiu į aprašymą tiek Spotify, tiek visur kitur. Ir kodėl aš taip iš karto už to straipsnio, nes šiandien ir kalbėsime apie partizaną Vytautą Gužą, kurį, šiaip jau įtarčiau, kad dauguma mūsų klausytojų nežinos šitos pavardės. Vytautas Gužas Kardas. Mes bus girdėję bent jau, kad vis tiek tas dar pernai, kadangi ir jubiliejus buvo. Taip, dėl to, kad jis vienas iš 8 1949 m. vasario 16 deklaracijos signatarų, tai galbūt ir žinos, bet šiaip jau turbūt didžioji dalis tų, kas taip nesidomi, žino, manau, 4-5 partizanus, kurie susijęs su rašytiniu palikimu. Pas mus per tai žinoma geriausiai turbūt partizanai. Ir Gužas gal ir dar dėl to nėra taip žinomas, kad jis vis dėlto nebuvo apygardos vadu, kas irgi labai dažnai būna, kad mes žinome apygardos vadus, ypač iš tą pastebėjau iš studentų, kurie renkasi rašyti darbus iš savo regiono gimtojo ir tada jau natūraliai, kai pradedam kalbėti, jie kažkaip atsimena, kas iš Suvalkijos, tai ten aišku Baltusis ir kiti, kas iš Dzūkijos, Vanagas, Ąžuolis ir taip toliau. Tai gal ir dėl šito, bet apie visą tai pakalbėsime, gal trumpai apie Gužą galim pasakyti, kuo jis reikšmingas, apart to, kad vienas iš 49 m. vasario 16 deklaracijos signatarų ir to pačiu LLKS kūrėjų, bet jis buvo ir vienas iš tų Žemaitijos partizanų, sakykime, organizatorių, štabo viršininkas ir taip toliau, artimas Jonui Žemaičiui Vytautui, tai tikrai neeilinis partizanas ir svarbus ir turbūt iš to tokio kaip ir Petras Barkus iš organizacinių aspektų įsitraukęs ir labai daug nuveikęs partizaninėme kare. Tai apie visą tai pakalbėsim. Dabar gal pradėkim nuo tos priešistorės. Mes čia šiek tiek kalbėjome prieš laidą. Kodėl Gužas ir kodėl visą tai tu sakai, kad nuo 2018 metų šitas tavo susidomėjimas, straipsnio gimimas ir kiek čia, tai jau 7 metai, ne? Jau pernai pasirodė, tai 7. Tai priešistorė labai paprasta ir netgi banali. Tiesiog, kai buvo 2019 metai, suėjo tas būtent nuo pasirašymo 80-metis LLKS deklaracijos vasario 16-osios, tai mes tiesiog būtent genocido centre sumąstėme, kad būtų gražu ir reikalinga išleisti pilnas biografijas signatarų. Ir tiesiog tarp kolegų rašančių pasidalinome pavardėmis, sakykime taip. Ir tiesiog man teko Gužas. Aš irgi galiu pasakyti, prisipažinsiu, kad iki to laiko apie jį per daug nieko nesužinojusi. Ta prasme, kad jisai žinojau kaip tokį, kad Gužas Kardas buvo, bet nei per daug gilinausi, nei buvo progos ten jį labiau pažinti. Ir kadangi tos informacijos buvo biografijai pakankamai mažai ir jinai tokia daugiau buvo publicistinė, Gužo brolis Danielius Gužas apie jį rašęs yra tokiam pranešimukė nedideliam, toksai galbūt kraštotyrininkas Povilas Gaidelis, man atrodo, irgi apie jį yra rašęs irgi publicistinio ir tos medžiagos
kaip ir nelabai daug buvo ir aš tiesiog pradėjau ieškoti ir suradau pirmas, kas man užkliuvo, kad jisai 44 metais grįžo, reiškia, nusileido desantu gruodžio mėnesį su Budniku, Jeronimu Budniku į Lietuvą, reiškia, kažkur Tauragės krašte. Čia reiktų pasakyti klausytams, kad būdavo, kaip čia skait, užverbuojami besitraukiančios Vokietijos ar Wehrmachto ar Vero turbūt žvalgybos karinės ir tada šiek tiek apmokomi, kas ten trumpiau, kas ilgiau tokiuose kursuose ir persiunčiami kaip desantas atgal į Lietuvą, kad, kelti sumaišti užnugaryje jau fronto ir, tuo pačiu, aišku, tie žmonės ne vokiečiams iš esmės turbūt didžiąją dalim tarnavo, bet stengiasi organizuoti partizaninį pasipriešinimą. Ir savo matyt patirtį tiesiog lokaliai pritaikytų. Na ir tiesiog aš paprasčiausiai pasiėmiau dar Lietuvos laisvės kovų archyvo tas knygutę, vieną iš tomų pirmųjų, kur rašė Kasperavičius apie desantininkus. Na ir aš ten radau, kad iš tikrųjų jisai su Budniku nusileido, Vytautas Gužas, yra ta informacija, nuorodos, iš kur ta informacija nėra tam straipsnėje, bet visai laimiai, mano laimiai, kaip sakyt, mūsų visų laimiai pasirodė, kad Jeronimas Budnikas buvo suimtas ir yra jau baudžiamoji byla. Na ir iš ten pradėjo tada viskas ir lysti, ta prasme, kad pasirodė, kad jisai tikrai nenusileido būtent desantų, kad kita visiškai yra istorija yra. Ir aš tada pradėjau jau domėtis plačiau, taip pat tiesa, dar yra vienas įdomus faktas, kad dar prieš visą šitą istorijos rašymą buvo atėjęs paklausimas į genocido centrą, reiškia, įamžinti Taujėnų pieno buhalterį. Reiškia, buvo toks noras įamžinti Taujėnų, va taip ir pavadinta, Taujėnų pieno bendrovės buhalterį. Aš nežinojau, kas tai yra, bet mano kolega, kadangi jam buvo nukreiptas tas paklausimas, jisai būtent išsinagrinėjo, tiesiog nereikėjo net nagrinėtis, nuėjo į Centrinį Lietuvos archyvą, suvedė pavardę ir tiesiog rado, kad būtent tas buhalteris, tai buvo aišku Vytautas Gužas, jisai ir buvo Taujėnų bendrovės pieno buhalteris, jisai tarnavo pagalbiniai policijai ir ten vokiečių dokumentai yra labai skrupulingai surašyti Ukmergės apskrityje. Tai čia irgi pasisekė tuo. Na tai va tokia pradžia ir buvo, kad išaiškėjo, kad jisai reiškėsi tą informaciją Jeronimo Budniko byloje, paskui pradėjo taip ir vyniotis tas kamuolys ir jau pradedant gilintis, atsirado kiti kolegos, kurie buvo suimti būtent pagalbinės policijos nariai, kadangi yra visas sąrašas, tai tiesiog baudžiamosios bylos jų ir taip va pamažu ir pradėjo dėliotis tas bendras vaizdas. Taip, prie šito dar mes prieisime, nes aš čia, gal užmėsiu tokią meškerę ir ar tokį, kad kodėl mes apskritai apie Gužą kalbam, ne tik dėl to, kad jis partizanas, iškilus partizanas, prisidėjęs prie viso to organizacinio suvienijimo partizanų centralizacijos, bet tuo pačiu ir turi tamsesnę dėmę, apie kurią pakalbėsime, čia aišku susijęs su 41 metais ir holokaustu, bet gal pradžiai šiek tiek apie jo apie Taujėnus, pieną ir apskritai jaunystę, ar ne? Nes kartais mes taip įsivaizduojame, kad tie partizanai atsirado 44 metais, nes čia turbūt mūsų kolega Dainius Noreika ir jo tikrai puikiai disertacija parodžiusi, kad, tai kas šiaip jau akivaizdu ir tie, kas tyrinėdavo, tai neaišku, žiūrėjo į tarpukarį, bet parodžius, kad partizaninis karas ir partizanai ir visa tai, kas vyko, daugiau pasako ne apie tą periodą 44-53, o apie tarpukario Lietuvą, nes tie žmonės yra tarpukario Lietuvos produktai. Didžioji jų dalis bent jau ten. Mokykla, organizacijos ir visa kita. Tai trumpai, iš kur Gužas yra, kokia jo kilmė, išsilavinimas ir gal tos organizacijos, kuriuose jisai, vis dėlto turbūt brendo kaip žmogus asmenybė, gal ir net kaip kovotojas, ar jis ten karinės patirties turėjo ir taip toliau.
Tai tikrai taip, Dainius Noreika absoliučiai teisus ir jisai tikrai tobulus pamatus, sakyčiau, paklojo, būtent nagrinėjant, bandant suvokti tas prielaidas, kodėl vienas kitas asmuo tapo partizanu ir panašiai. Tai Vytautas Gužas turbūt jokia neišimti šitoj visoje istorijoje ir tiesiog turbūt jo visa istorija, jo gyvenimas ir kilmė galbūt net ir patvirtina tai, kad taip, tai buvo nepriklausomybės vaikų kartos pasirinkimas eiti partizanus ir jisai neatsirado atsitiktinai, buvo tie pagrindai pakloti būtent tarpukario Lietuvoje. Tai Gužas pats yra, sakykime taip, rokiškėnas, iš Rokiškio krašto kilęs, jo tėvai gyveno Panemunio valsčiuje ir svarbu paminėti tai, kad jie buvo būtent Pirmojo pasaulinio karo metais pabėgę į Rusiją, pasitraukė į Rusiją ir būtent istorikas Tomas Balkelis yra kalbėjęs nemažai apie tai, kad būtent grįžę lietuviai, būtent pabėgėliai iš Rusijos grįžę jau, sakykime, į nepriklausomą Lietuvą iš karto po 18 metų, jie kaip ir turėjo daugiau to potencialo suvokimo, kaip veikti, nes jau buvo jie, sakykime, save Rusijoje suvokę kaip atskirą tautą, galinčią spręsti kažkokius dalykus, spręsti problemas, spręsti politinius, su lietuviškumu susijusius klausimus. Politiškai subrendę. Politiškai taip teisingai. Politiškai subrendę buvo. Emigracija. Taip, emigracija, ta situacija tokia tiesiog privertė juos subręsti labai greitai politiškai. Ir būtent tėvai grįžę, tai tą rodo ir būtent turbūt tėvo įsidarbinimas pasienio policijoje, nes kadangi Rokiškio kraštas netoli yra pasienis, tai tėvas kažkurį laiką dirbo pasienio policijoje ir tikėtina vis tiek, kad buvo žmogus, to meto bendram kontekste išsilavinęs, kad galėtų kažkoks ir raštingas, galėtų kažkiek dirbti. Tai vis tiek jau manome, kad Vytautas gimė tokioj, sakykime, šeimoj, Romualdo ir Karolinos Gužienės šeimoj, kuri, sakykime, jau suvokė, ko norėtų, kas tai yra jiems Lietuva, nes ir tas pats vardas, skirimas Vytautas turbūt irgi, aš netgi specialiai žiūrėjau, tas Vytauto vardas realiai tai tik atsirado 32 apie 30 metus tapo populiarus ir 20 metais skirti tą Vytauto vardą tai nebuvo labai dažnas atvejis ir matyt, ta legenda, kaip aš ir kalbu straipsnė, matyt, jiems buvo žinoma ir jiems tai buvo svarbi. Ir iš tokių detalių aš manau, kad galima suvokti, kad vis tik tai tas lietuvybė, Lietuvos valstybės kūrimas tai šeimai buvo svarbus. Tai jeigu galvosime, kad tos vertybiniai orientyrai ar moraliniai orientyrai vis tiek susiformuoja pradžioj patys pirmieji šeimoje, tai matome, kad tikrai Vytautas gavo tuos pagrindus, būtent vertybinius, pakankamai stiprius ir ta meilė Lietuvai, sakykime, svarbumas, gal tai ir skamba labai kažkaip tai netgi taip per daug, aš nesakyčiau gal saldžiai, bet taip naiviai, bet ji buvo matyti jiems tai šeimai, tai buvo tikri dalykai. Ir manau, kad tai rodo ir tai, kad Vytautas paskui, kai jisai baigė mokslus Panemunėlio mokykloje, jisai pradėjo mokytis 37 Salų žemės ūkio mokykloje, tai būtent pienininkystės specialybės ir jisai ten būtent jau įstojo ir į skautus, tai reiškia, jau kažkokios organizacijos yra. Tai jau tada reiškia, prie tų vertybių prisideda ir kolegos, mokiniai, mokytojai, jau tada prie vertybių tos piramidės jau nebe tik šeima, bet ir mokykla su mokytojais. Mokykla, žinoma, buvo tautiškai orientuota, nes reikėjo sukurti tą pagrindą tuo metu jaunuomeniai, tai buvo svarbu apskritai tai kartai, dėl kurio jie suprastų, kad tai yra jų valstybė, tai jų istorija, ir
aišku, dabar galima kritikuoti tą Šapokos, tą visą dalyką, bet manau, jis tuo metu, tai tarpukariu suveikė pakankamai stipriai. Tas būtent ta pateiktas naratyvas, tos Lietuvos, gal jisai romantizuotas buvo, bet tuo metu turbūt labai kritiškai negalėjai žinant ir geopolitinę situaciją Lietuvos ir santykių su Lenkija, tai negalėjai tu tenai labai kritiškai, sakykime, apie istoriją kalbėti, būtent ta prasme, kad turėjo būti tas pagrindas visuomeniai kartai suteiktas. Tai manau, kad Vytautas tuo metu pakankamai stipriai įsijungė, turbūt buvo galbūt ir jo natūra, kad jisai buvo tiesiog smalsus, jam buvo įdomu. Tas pats brolis kalba, būtent Danielius Gužas, kad iš tikrųjų jisai domėjosi istoriją, jam įdomu buvo ta tragedija apie Darių ir Girėną, jisai išgyveno dėl šitų įvykių, dėl žūties ir panašiai. Tai reiškia, tai buvo mokinys tuo metu, kuriam tikrai buvo įdomu ir svarbu. Ir akivaizdu, kai jisai, tai buvo matyti ir gabus mokinys, nes jau 39 metais jisai baigęs Žemės ūkio mokyklą Saluose, jisai matyt gavo paskyrimą, ten duomenų nėra, bet jisai pradėjo dirbti Taujėnuose. Tai reiškia, jau buhalteriu, tai pakankamai jaunas, 19 metų ir, kaip sakyt, karjerai tuo metu jo pagrindas buvo tikrai paklotas stiprus, nes pieno centro įsidarbinti tarnautojų tuo metu, tai... Čia galima pieno tas bendrovės prilyginta IT sektorių šiandien. Taip, ir aš dabar galvoju, buvo, taip, yra prestižinis darbas. Ne visai, kad taip palygint, bet... Taip, bet tuo metu tikrai darbas. Taip, ir atlyginimas jo kaip Viengungiui buvo 200 litų tuo metu. Tai aš ir domėjausi maždaug, ką tai reiškia atitikmuo, tai yra apie 2000, sakykime, galbūt perkamoji galia 2000 eurų šiais laikais, tai manau pakankamai tikrai stiprus pagrindas ir tai buvo žmogus, karjera buvo ateity, ta prasme viskas ateity, iki kol neatsitiko taip, kas atsitiko. Paskutinės Lietuvos vasaros perspektyvus gyventojas, kuriam mes dažniausiai, kai kalbam apie tą nesprogusią tą tarpukario kartą, tai dažniausiai kalbam vis tiek apie tuos, kurie paliko po savęs kažkokių daug tekstų, rašytojus, ypač prisimenam, kuriems taip ir nebuvo lemta to kūrybinio potencialo realizuoti, bet ir tas labiau toks, nežinau, biurokratinis, techninis, specialistų sektorius, jisai irgi labai... Taip, aš netgi įvardinčiau tai besiformuojanti vidurinioji klasė, stiprioji ta vidurinioji klasė, kuri, kaip sakyti, ir yra tas pagrindas valstybės ekonominio, politinio stiprumo būtent. Jisai buvo labai ryškus, matęs ir galima numanyti, kad Vytautą ir aplinkiniai jo kolegos, draugai, pažįstami irgi turėjo būti, sakykime, atitinkamo ligmens žmonės, ta prasme irgi dirbę būtent gal valsčiuose, kažkokiais tarnautojais ir panašiai. Kita vertus, kai Marius paklausė apie jo karinę patirtį, tai būtent Vytautas nespėjo jos įgyti jokios, ta prasme jisai ir netarnavo kariuomenėje ir taip pat jisai dar nebuvo ir šaulys. Bet tai čia toks turbūt skirtumas lyginant su kitais signatarais. Skautas ir šaulys gal kažkaip nedėrėtų dėl to, kad laiko tu neužteks abiems organizacijoms, arba tu ten aktyvus, arba tu ten. Tai čia, aš taip spėju, gal ir tokių yra, taip. Bet kitas dalykas, galbūt tų žemės ūkio mokslus kremtančių studentų, mokinių gal neimdavo, nešaukdavo, nes šiaip aš žinau, kad tarpukariu visi turėjo tarnauti. Taip, tik tai aš dabar galvoju nuo kelių metų ar ne nuo 20 šaukdavo. Gal ir tada nuo 20 jis aiškiai. Tai tada tiesiog jisai matyti nespėjo. Tikėtina, nes... Man dar čia namų darbus pats savo uždaviau, nes mano prosenelis mokytojavo Dotnuvoje, paskui Salose. Tai ir jis Salose mokytojavo, reikės pasitikrinti, ar tik ne paskutiniais metais, nes po to jis taip ir sugebėjo išnykti sovietų okupacijos metu, nes greičiausiai būtų ištremtas taip tiesiog
Pasislėpė, nes salos mažas ir... Salos mažas ir aš pati buvau kažkada, mes keliaudami po Lietuvą, tiesiog su šeima buvome nuvykę irgi į salas, tiesiog labai įdomu buvo pasižiūrėti, labai gražus rūmai ir visa kita. Ir aišku, man jau tada viskas siejasi su Gužu, aš galvoju, jis tai čia veikia, jis tai čia, tokia profesinė liga, kaip sakyti, įsijungia vietą sieti su pavardėmis. Jau kas įsijungia keliaujant, tai profesinės lygos visą laiką. Jo, tai va, šitas ir bandžiau ieškoti, aš tiesa dokumentų iš to laikotarpio Salų žemės ūkio mokyklos ir nelabai man pavyko rasti. Vienintelį, kurį pavyko rasti, kad 40 metų lapkričio mėnesį, bet jis šiaip labai įdomus pats savaime buvo, nes ten buvo, reiškės, inventorizacijos raštas toksai ir parašyta, ką inventorizuoti ir nurašyti turtą, tai sakykime tenais visokias simboliką Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos, Smetonos, trispalvė nurašyti, Smetonos, man atrodo, portretas, aš tiesiog tą net dokumentais įsaugau, tiesiog nurašymui pateikta. 40 lapkritis. Mes jau atsiteisėm 90-91. Gal Gužas parsinešė tą portretą. Jo, tai va tokia būtų tada Vytauto toks, sakykime, kaip sutinka šeima okupacija, kas jiems nutinka, nenutinka? Ir aišku, 41 trėmimus. Šeima realiai tai okupacija sutinka turbūt labai kažkokių duomenų nėra, bet turbūt daugiau asmeninio pobūdžio nelaimė, tai kad dar prieš okupaciją 39 metais mirė tėvas Romualdas Gužas ir realiai motina viena liko, 8 vaikai buvo šeimoje, aišku, Gužas Vytautas jau buvo savarankiškai gyveno, bet būtent turbūt įsivaizduot galima viena moteriškė su 7, galbūt kiti irgi jau savarankiškai, bet tai tikrai buvo pakankamai sudėtingas laikotarpis, o Vytautas Gužas, tai jisai būtent dirbo jau tuo metu Taujėnuose, pieno bendrovėje ir yra dokumentai tiesiog išlikę, kad jisai dirbo ir okupacijos metais, dirbo sovietinės okupacijos, jo yra grinai 40 metais, nuo 40 rudenio iki 41 balandžio yra būtent jis pasirašinėja kaip buhalteris, yra dokumentai tai įrodantis ir paskui yra toks laikotarpis, sakykime, tas mėnuo, gegužės mėnuo iki Birželio sukilimo, kuris yra toksai mistinis, ta prasme, kad tie paminėtas jau brolis Vytauto Danielius ir tas minėtas Povilas Gaidelis teigia, kad jisai, Vytautas Gužas, tuo metu mokėsi Fredos žemės ūkio mokykloje Kaune. Išlikę yra tie dokumentai Fredos mokyklos 40-41 metų to laikotarpio, nėra ten Gužo pavardės. Nežinau, kokia jisai forma mokėsi, ar galėjo mokytis, bet nuorodų jokių aš irgi šiam faktui neradau. Ir kita vertus, aš radau informaciją, kad Vytautas Gužas tuo metu buvo jau prasidėjus okupacijai, Vokietijos okupacijai, reiškiasi Birželio mėnesį, jis buvo kaip ir sukilimo dalyvis Taujėnuose, nors brolis ir minėtas Gaidelis teikia atvirkščiai. Tai va čia toksai gaunasi tas laikotarpis, gegužės mėnesis iki to, kur jokių dokumentų nėra ir negali pagrįsti. Gal jis ir buvo tuo metu kažką į Kauną išvykęs. Bet nutrūksta ir jo kaip buhalterio pasirašyti dokumentai. Jo, nutrūksta, bet negaliu pasakyti kodėl. Ar dėl to, kad neišliko? Ar greičiausiai dėl to, kad neišliko, nes ten paprasti buhalteriniai, tiesiog rutininiai pasirašymai yra apie pieno pardavimą. Galėjo dėl karo, ta prasme, kad patys paskutiniai dokumentai. Taip, balandžio mėnesį yra paskutinis jo tas ir toliau nėra jokios informacijos, bet aš sakau, nėra informacijos, kad jis ir Fredoje būtų mokęsis, nors gal būtų ir buvę logiška jį ten stažuoti, nusiuntė žemės ūkio mokyklą, bet čia jau tik tai teorijos, galima kažkaip galvot, bet... Tai gal ir mokėsi, bet grįžo ant sukilimo. Tai va būtent, nors tenai būtent tie minėti brolis ir Gaidelis mini, kad jisai liktai Lietuvos aktyvistų frontui priklausė, bet čia yra tik tai jų žodžiai ir aš
nieko neradau, man pačiai labai įdomu. Iš tikrųjų, va šitas laikotarpis, iš kur šitą informaciją galiu atsirasti? Pačiai, va taip aš klausiu, ta prasme, ar tiesiog... Man atrodo, kad yra šiokia tokia problema su ta tokia gražia, bet mėgėjiškai antrinė literatūra, kad ten kartais žmonės, kurie turėtų būti vienoje vietoje, jie kažkaip be jokių paaiškinimų atsiranda kitoje vietoje. Kartais tą bandoma padaryti kažkaip norint pėdą sumėtyti, čia turbūt ne tas atvejis, nes ar yra didelis skirtumas dabar, ar jisai buvo, nežinau, 41 metų gegužę Kaune ar Taujėnuose. Vis tiek tada esmė jau turbūt linko mes krypstam, tai vis tiek, kad turbūt daugiau faktų, daugiau šaltinių liudytų apie tai, kad jisai Taujėnų valsčiuje dalyvavo Birželio sukilime ir kaip jam ten sekėsi. Tai ko gero visiškai taip ir yra, nes būtent apie Taujėnus kalba tiek būtent Taujėnų sukilimo nariai patys, jau suimti baudžiamosiose bylose be abejo ir suimti iš karto beveik po antros sovietų okupacijos, tai 44 rudenį jau kalba, rugsėjo mėnesį jie buvo suimti kai kurie. Ir be abejo kalba kai kurie Taujėnų gyventojai yra liudytojai, na sakykime, na ir... Tose pačiose bylose. Taip, tose pačiose bylose irgi yra apklausimi būtent liudytojai ir be abejo kalba, kurie, sakykime, nukentėjo, tai yra sovietiniai aktyvistai nuo sukilimo dalyvių arba kurie bet išgyveno, tai irgi yra porą veikėjų, kurie irgi apie tai kalba. Realiai viskas susideda į tokį taip pat kalbą ir tas pats jau minėtas Jeronimas Budnikas, su kuriuo grįžo Vytautas. Ir jie draugai buvo artimi. Taip, jie buvo artimi draugai, nes Jeronimas Budnikas buvo irgi iš Taujėnų kilęs ir jisai dirbo ten valsčiuje. Tuo metu jis jaunesnis buvo. Bet man atrodo, straipsnėje rašai, pataisyk, kad ir sukilėlių sąrašai yra išlikę, nes čia ne tik, kad sovietiniai dokumentai tą rodo, bet ir sukilėlių sąrašai. Kas yra sąrašai. Svarbiausia, taip yra labai dėkinga, ta prasme, tirti šitą būtent sukilimo dalyvių biografijas, tai, kad yra išlikę labai preciziški vokiečių sudaryti, būtent Ukmergės apskrities sukilėlių sąrašai. Vytautas yra įrašytas jau būtent į pagalbinės policijos sąrašus, tai galima manyti, kad jisai pagal tai, kaip vis tik jis yra įvardinas kaip ir sukilimo dalyvis, kad jisai paskui perėjo tiesiog dirbti ir į pagalbinę policiją. Čia paaiškinant, tai sukilimas prasidėjo organizaciškai, kai kur spontaniškai, čia tas dviejopas, kaip ir Dainius Noreika tą teigia, ir tada paskui vokiečiai radė tos sukilėlius ir norėdami juos, kaip sakyti, instituciškai kažkaip ir suvaržyti ir panaudoti, suformavo tos pagalbinės policijos dalinius ir dažniausiai tai ir buvo tie patys sukilėliai tapo tos policijos daliniai. Taip, dažnai taip ir yra, kai kurie galbūt ne visi jie perėjo į, aišku, tai nėra taisyklė, kad jie visi perėjo, tačiau... Čia, man atrodo, Ramanauskas, jisai kaip ir dalyvavo sukilime, kaip saugojo druskininkos kažkokį sandėlį, bet jis po to nebe nieko neprisidėjo. Taip ir jeigu žiūrim, tai pavyzdžiui, būtent tą pagalbinės policijos sąrašą, tai mes tiesiog matome, kad jie yra iš tų visų šaltinių, jie buvę ir sukilimo dalyviais. Jie buvę sukilimo dalyviais ir be abejo, jie kaip sukilimo dalyviai iš pradžių atliko vienas funkcijas, o paskui, jau prasidėjo tie baisus 41 vasaros įvykiai Lietuvos provincijoje, susiję su tiesiog tų fizinių žydų sunaikinimu. Mes apie tą pakalbėsim, bet aš dar pratęsiam, tai brolis ir Povilas Gaidelis, kuris turbūt broliu remiasi, tai čia galim gal nekartoti, bet tai brolis apskritai teigia, kad Vytautas nedalyvavo sukilime. Ne, jisai taip pat irgi teigia, kad jisai buvo būtent Kaune. Bet ne Taujėnuose. Ne Taujėnuose, kad po sukilimo jis grįžo į Taujėnus. Ai, šitaip. Šitaip yra kalbama, bet yra akivaizdu, iš būtent... Supratau. Čia nėra bandymo, kad maskuot, kad jis kiam pirmų vasarą nebuvo Taujėnuose. Ne, nėra. Yra pabrėžiama, kad po sukilimo iš karto grįžo ten. Tai tiesiog... Sukilimas tai 7 dienos, tai čia trumpai savaitėje.
Tai čia dar tik tais, mes turbūt, kadangi tas sukilimas vis tiek toks sporadiškas dalykas, reiškinys buvo ta prasme, kad labai greitai labai daug dalykų įvyko, labai greitai viskas keitėsi, tai turbūt apie kažkokią sukilimo laikotarpį, sukilimas maksimum įmant vis tiek yra savaitė, tai apie kažką ten išskirtinę kažkokią gužo veiklą nėra reikalo kalbėti, turbūt tiesiog reikia gal tik pasakyti, ką galėjo tie Taujėnų sukilėliai daryti. Tai yra, kad traukėsi Raudonoji armija nuo puolančių vokiečių, o jie bando perimti teritorijos kontrolę, kažkokias institucijas ir taikosi į vietinius kolaborantus. Kadangi turint galvoj, kadangi Ukmergė buvo, sakykime, būtent atsitraukimo krypties būtent toj zonoje, tai link Zarasų, tai ten buvo pakankamai gausios tos sovietinės kariuomenės ir tų aktyvistų bėgančių sovietinių. Turėjo būti, nes tengi buvo kas pirmas pulkas, atrodo, Lietuvos kariuomenės, taip pat turėjo būti sovietinė kariuomenė stovėti ir trauktis. Tai greičiausiai taip ir buvo ir kad būtent saugojo, sakykime, tie sukilėliai ir būtent ir tas strateginės maisto pramonės, būtent sviesto gamyklos, būtent saugojo tiesiog tokius kritinius taškus infrastruktūros, tiltai, paštas ir panašiai. Tai be abejo, čia tokie dalykai, sukilimui kaip ir įprasti, bet turbūt realiai, turbūt reikėtų kalbėti labiau apie jau Liepos mėnesį, kaip prasidėjusius įvykius, kai jau tas sukilimas oficialiai kaip ir baigėsi 28 ir tada jau prasidėjo truputėlį kitas etapas susijęs galbūt tie vadinami baltaraiščiai, nes ten yra būtent kalbama daug ir būtent apie tą laikotarpį, kad Liepos mėnuo, rugpjūtį matė Vytautą Gužą kartu su kitais kolegomis, bendražygiais, būtent iš to, būtent su tais baltais raiščiais yra tie liudijimai, kad jį matė miestelyje Taujėnų, matė, kuomet jisai suminėjo, konvojavo, būktai ten ir netgi šeimos yra konkrečios nurodytos žydų šeimos iš Taujėnų. Tai toksai susideda visas kaip ir vaizdas, kad jisai tuo metu aktyviai veikė toj srityje. Tai reiškia, dalyvavo suimant gal netinka sakyti, suvarant, izoliuojant, saugant žydus. Taip, būtent be abejo ir komunistus ir tuo metu, ir žydus yra išskiriami, būtent ir žydus, ir turbūt svarbiausias yra tas niuansas, kad suimtas vienas iš suimtų sukilimo dalyvių ir baltaraiščių, Povilas Palepšys, jisai buvo suimtas 44 rugsėjo mėnesį, tai jisai ir kalba labai konkrečiai, kad buvo sudaryta iš jų sukilėlių, reiškia iš Taujėnų, jau turbūt pagalbinės policijos kalba apie tą laikotarpį, sudaryta grupė žmonių, į kurią ėjo be jo eilė kitų narių, tame tarpe ir Vytautas Gužas, ir jie buvo išsiųsti būtent į šaudymo vietą Ukmergėj prie Vaitkušikio, reiškiasi, dvaro, kur buvo suvaryti visi Ukmergės apskrities žydai. Jie ten buvo izoliuoti ir saugomi prieš varant juos turbūt į Pivonijos mišką sušaudyti. Tai pats Povilas Palepšys, jisai taip matosi žmogus bandė, galima sakyti, turbūt ir pagudrauti šiek tiek, kiek jisai tai suprato, kiek tai įmanoma, nes jisai sako, nes ten labai įdomiai yra parašyta, lietuviškai tarp kitko užrašyta, tai jo parodymas, kad sakė, kad vienu žodžiu mus, reiškia mūsų tą grupę, reiškia išsiuntė į Ukmergę, reiškia į Vaitkuškio dvarą už Ukmergės ten po keli kilometrai esantį, kurie turėjo saugoti žydų, tą būtent žydus ir įsakyta įbėganti šauti. Maždaug jiem buvo toks nurodymas ir kaip jisai pats sako, taip įdomiai lietuvis gestapėlis mum pasakė, kurie jaučia, kad gali šaudyti, eikite į kairę, kurie jaučia, kad negali šaudyti, eikite tiesiai. Ir aišku, Palepšys sako, aš tai tiesiai nuėjau, o kas į kairę nuėjo, aš tai neatsimenu. Čia tiesiog toksai papasakojimas grinai tiesioginis, kaip jisai tas žmogus tą suprato. Reikia pažymėti tai, kad vis tik tai Palepšys buvo, aišku, tuo metu jį
sovietai nuteisė ir sušaudė. Tuskulėnuose tada kažkur turėtų būti, ar ne? Aš net nežinau. Nes nuo kem 4 iki kem 7, tai tik Tuskulėnuose. Jo, tada Tuskulėnuose jis yra, paskui aš žiūrėjau, dar 92 metais jau Lietuvos Respublikos prokuratūra atsisakė jį reabilituoti. Būtent yra baudžiamoji byloje. Yra pažymėta tas niuansas ir kita vertus, ką aš noriu pasakyti, būtent iš tos visos grupės buvo toksai Povilas Narkevičius. Berods. Vienu žodžiu, Povilas Narkevičius, kuris buvo būktai įvardinamas tos 10 asmenų grupės, kurią siuntė saugoti būtent suvarytų žydus į Vaitkuškį, kaip ir vadas. Jį įvardina keliose vietose, tas pats Palepšys įvardina vadu ir būtent koks yra skirtingas niuansas, kad būtent Povilas, Narkevičius, jisai buvo suimtas 47 metais ir jo baudžiamoji byloje jo taktika buvo viską neigti. Sakykime, jam teigia, sako, mes žinome, kad tu prisidėjai, dalyvavai žydų šaudyme. Jis sako, ne, aš nedalyvavau. Sako vėl, mes žinome, kad tu dalyvavai, ne, aš nedalyvavau. Mes žinome, kad tu grobėjai žydų turtą, ne, aš negrobiau. Ir paskui kažkaip tai tas tiesiog skirtingas tas tardymas, aš net nežinau, kaip tai vardinti. Ir tai paskui nueina kaip ir į antrą planą. Ir jisai žmogus kaip ir realiai su tokia taktika, nes manau, kad vis tik tai jisai prisidėjo tikrai, nes irgi yra, būtent jo pavardė irgi yra ir pagalbiniai policija, yra ir kiti būtent dalyviai jį mini, ir kiti liudininkai jį mini, bet situacija jo, kad jisai sugebėjo prasmukti su tokia taktika neigimu. Kita vertus, tai aišku buvo gerai. Ir ką reiškia prasmukti, nenuteisė? Ne, ta prasme, nuteisė berods tik 10 metų už kitką, dalyvavimą sukilime, bet nebe žydų šaudyme, sakykime. Tačiau jisai vis tik tai man užkliuvo toks niuansas, kad jisai jau grįžęs iš Sibiro 58 metais liudijo kito būtent Taujėnų būrio nario bylos persvarstyme, kuris teigia, kad tas kitas narys, toksai buvo Bronius Kuliavas irgi, jisai sukilimo dalyvis Taujėnų, jisai teigia, kad jį apkaltino neteisingai ir jis dėl to, kad panaudojo fizinę, reiškia, priemonę stardant jį ir jisai neigia, kad jisai buvo Birželio sukilimo dalyvis ir panašiai. Ir kaip liudytoją pasikviečia būtent tą Povilą Narkevičių, kuris vietoj to tikėtumėsi bandytų kolegą kažkaip tai ar apsimesti, kad nežino, kad ar jis buvo, ne, jisai sako, jisai buvo. Buvo jisai Birželio sukilimo narys. Tai vienu žodžiu, jisai toksai, sakykime, čia jau matyti ir asmeninės savybės daug ką kalba ir būtent, jeigu kalbant, tai tokioje aplinkoje, sakykime, Gužas 41 metų vasarą ir veikia. Tai veikia Liepą ir dar turbūt. Ir Liepą, ir Rugpjūtį. Ir realiai, kas dar yra įdomu, toksai faktas, kad būtent pavyko irgi baudžiamosiose bylose yra kalbama, būtent tas Povilas Palepšys kalba apie žydų turtą. Ir jisai labai taip vaizdžiai irgi pasakoja, sako, žydų turtą liepdavo pasidalinti jau tenai Vaitkuškyje, atskirai kiekvienas valsčius, kiekvienas būrys jį pasidalindavo, kam kas tekdavo ir jisai labai pamini Vladą Šileiką, būtent buvusi Taujėnų kooperatyvo pirmininką, kad būtent ir jisai, kaip sako, jo vazaunėje, kadangi jis lietuviškai tenai kalba, tos parodymus duoda, vazaunėje buvo saugomi, reiškiasi, nužudytų žydų daiktai. Ir kas įdomiausia, kad Vladas Šileika, pas Vladą Šileiką 42 metų vokiečių surašymo duomenimis nuomavosi kambarį pats Vytautas Gužas. Tai žodžiu, gyvena pas žmogų, pas kurį buvo sukaupti ir saugomi žydų turtas. Vazaunė, tai kas čia sandėlys? Vazaunė tai yra daržinė, aš kaip pasižiūrėjau, kažkoks tai kaip ir Svirnas daržinė matyti. Ir tas faktas apie Šileiką ir jo, kad būtent
ties jo namais, prie jo namų dažnai būriuodavosi baltaraiščiai, tai jisai yra keliose vietose randama ta informacija, tai vat irgi toksai niuansas, kad būtent tas žydų turtas buvo irgi vieno, sakykime, šalia. Vytautas Gužas negalėjo nežinoti, kad tenai, nes jisai gyveno tenais ir tam pačiam name antroj, kaip sako, trobos antram gale buvo netgi kontora įsteigta to pieno, kur greičiausiai gal net ir dirbo, nes yra kito būtent buhalterio, tas pieno bendrovės, turbūt vadinama antras buhalteris, kuris irgi liudijo keliose bylose, būtent susijusiose su Taujėnais, Kazys Dagilis jisai yra. Tai ten irgi yra pasakojama, kad būtent pas jį Šileikos trobos gale būtent buvo, kaip ir, sakykime, kontora to pieno. Na, tai tokias ir susideda tokie. Dabar sudėliojam truputį tokius akcentus. Tai panašu, kad Gužas kaip minimum dalyvavo konvojuojant žydus į jų žudynių vietą ir galbūt net galimai ir pats ir šaudė. Greičiausiai jis, sakykime taip, kad konvojuojant ir saugant perimetrą šaudimo vietos arba kur buvo... Kur žydai buvo laikomi. Buvo laikomi, tai Vaitkuškio dvare. Dėl to šaudimo galima daryti tik tai labai prielaidas tokias, kad sudėtinga pasakyti, ar tikrai tai buvo ar ne, bet mano, ar tikrai, nes faktiškai čia turbūt to įrodymo tikro turbūt niekam neužtektų, jeigu būtų netgi ir nuotraukas, sakytų, gal jim padirbta, jeigu būtų video, tai sukonstruotas, tai manau, kad... Tai prie to klausimo irgi apie šaltinius aš irgi dar norėsiu grįžti, bet dar vienas tikslinantis, tai kiek atvejų Gužas galėjo dalyvauti? Ar čia buvo pavienis atvejis, tiesiog Taujėnų apylinkės, ar jau čia ir visas Ukmergės jau apskritis? Na, jeigu taip žiūrint, kai vis tik tai, kas randama dokumentuose, ką mes randam dokumentuose, tai greičiausiai jisai dalyvavo būtent tuo metu, kai buvo... Aš net nežinau, kaip pasakyti, arba rugpjūčio mėnesio 19 liktai dieną, kai juos apie kažkur iki 600 žydų sušaudė, arba gali būti, kad dalyvavo ir rugsėjo 5 dienomis, kai jau didžioji dalis buvo Ukmergės žydų sušaudyta Vaitkuškyje. Kodėl sunku tai pasakyti? Dėl to, kad būtent patys tas minėtas jau Palepšys, jisai kalba apie rugsėjo pradžią. Tai liktai suponuotų, kad tikrai tada jau kalbam apie rugsėjo 5 akciją. Kita vertus, jisai kalba apie 400-600 žydų. Tai va tas skaičius jisai irgi šiek tiek klaidina tą prasme, kad galvoja, ar jisai taip supainiojo beveik 10 kartų, nes vis tiek skiriasi, ar jis vis tik tai kalba, vis tik tai tada galvom kalba apie rugpjūčio mėnesį įvykusią akciją. Tai bet man atrodo, bet kokiu atveju, ar tai būtų rugpjūčio ar rugsėjo mėnesį, na tai turbūt to fakto nepakeičia, kad vis tik kažkuriam tai jisai tikrai dalyvavo kažkurioj tai akcijoje. Tai akcijoje tai turiu meni, kad kaip ir kalbėjom, konvojavimas, perimetro saugojimas. Taip, tai ir tada gal prie šaltinių, nes čia jau klausytojas kritiškesnis ir visi mūsų klausytojai nebijotinai tokie, sakys, tai ką jūs čia dabar pasakojat ir ko jūs čia remiatės, kas čia tardo ir taip toliau ir taip toliau. Mes net iš dabarties žinom, kad ką tardymas ir ką sovietiškai tariant tardymo organai pasako, tai nebūtinai teismas dar ir patvirtina. Daug tų atvejų yra, kai procedūriškai ir visaip kitaip. O čia mes kalbame apie sovietinius šaltinius, tai yra sovietų saugumas, tuo metu dar NKGB, paskui MGB ir tai, kas tampa KGB galų gale, suima žmonės, suima dėl įvairių priežasčių, kai kurios kaip jau vėliau kaip partizanus, kai kurios kaip sukilėlius, kai kurios kaip aiškiai tuos, kurios įvardijo kaip dalyvavusius holokauste plačiaja prasme. Nes čia vėlgi dalyvavimas holokauste nėra tik šaudimas tiems, kam tai naujiena, tai čia neturėtų būti naujiena.
Tai toks ilgas procesas, ar ne, kaip ir bet koks nusikaltimas, yra ne tik tas, kas įvykdo, bet ir kas jį organizuoja, kas ten saugo ir taip toliau, čia nieko kažko stebėtino ar istorikų sukurto. Tai va tie šaltiniai, ar ne, pakalbėkime apie šaltinius. Turbūt, ką reikėtų pasakyti, va Dainius Noreika kaip disertacijoje tą klausimą sprendžia ir kodėl mes Dainių minime, nes jis tą klausimą irgi nagrinėjo, kadangi tu nagrinėjai tas socialinės struktūras, tai yra nuo tarpukario, kas yra partizanas, iš kur jis kyla, kokia jo patirtis karinė, įskaitant ir tas pagalbinės policijas, įskaitant ir visus kitus gyvenimiškus dalykus, ką jisai patyręs. Ir jis ištyrė 1006, jeigu neklystu, ar 1000 lygiai partizanų iš skirtingų dalinių ir tada iš skirtingų Lietuvos regionų ir pasimatė tokios tam tikros tendencijos. Ir tarp jų buvo ir holokauste dalyvavusių prie žydų žudynių ir to izoliavimo prisidėjusių žmonių. Ir turbūt jo tas pagrindinis dalykas tai buvo žiūrėti, kiek liudijimų apie kažkokį konkretų asmenį yra. Nes kartais įsivaizduojama, kad tas sovietų ten tardytojai, tai vienas žmogus ten patardė arba 2 žmonės ir ten maždaug, jis pasakė, tai čia jau viskas. O Dainius parodo, kad, sakykime, 20 žmonių, kurie taip kažkada buvo susiję, bet paskui nebesusiję, kad jie parodo tą patį iš esmės, kad tas žmogus dalyvavo tokioje veikoje. Ir tai yra skirtingos bylos, skirtingi periodai, skirtingi regionai, skirtingi tardytojai, nes čia vėlgi pasakysi MGB arba pasakysi Sovietų sąjungą ar sovietinį, tai čia nieko nepasakysi, nes vis tiek yra skirtingi dalykai. Ne? Tai šitie dalykai, kai tu pamatai, tai tada galima matyti tam tikras tendencijas, atmesti, kur tai yra pavieniai kažkokie liudijimai ar ne, arba ten net ir 2 žmonės, ir kur 20 tokių pusiau nepriklausomų dalis ten bendrabyliai, bet kiti gali būti ir visiškai kitose regionuose liudija, ar ne? Tai šitas momentas, ir ką mes čia galime pasakyti, bet būtent apie šitą šaltinio aspektą, tai yra kiek žmonių liudija apie Gužo prisidėjimą, daug maž ar ne, ar tai yra bendrabyliai, ar tai yra tokie jau truputį kažkaip skirtingų tardytojų tardomi bent jau. Be abejo, tikslas mano buvo kuo detaliau ištirti, kad kuo mažiau liktų klausimų arba, sakykime, neatsakytų abejonių ir panašiai. Aišku, faktiškai to išvengti neįmanoma, vis tiek kažkam klausimų, kažkas gal tai ir sukritikuos ir panašiai. Tačiau pirmas dalykas, į kurių noriu atkreipti dėmesį, kad pirmoji informacija, sakykime, apie Vytautą Gužą ir jo prisidėjimą būtent prie tam tikrų holokausto veiksmų, tai pasirodė 44 metų rudenį. Tai jeigu žiūrėtume Vytauto Gužo biografiją, jis tuo metu buvo suimtas kaip vietinės rinktinės narys ir išvežtas darbam į Vokietiją. Tuo metu jo net Lietuvoje nebuvo. Taip. Vokiečių suimtas ir jisai buvo išvežtas į Vokietiją, taigi jis net nebuvo žinomas nei kaip partizanas, nei kaip toksai. Ir jisai ta jo pavardė. Sovietų turbūt nebuvo ieškomas. Net nebuvo ieškomas, jo pavardė atsiranda tiesiog bendram kontekste, kalbant apie taujėnų baltaraiščius. Kaip vienas iš taujėnų baltaraiščių narių. Tai gerai, aš pabūsiu velnio advokatu. Jo, ir aš taip. Tai, mes žinom, Gužo žiek nėra Lietuvoje, ar ne, jis išvežtas, jam suverskim, nes labai patogu, žmogus nenukentės, nes jis jo jau čia nėra. Vienu žodžiu, aš taip dariausi pati savo, nusibraižiau schemą, kadangi tos informacijos buvo daug ir tiesiog aš nusibraižiau schemą, kad būtų man aišku, iš kur kažkokia ta informacija ateina. Iš tiesioginio nario, sakykime, taujėnų Palepšys. Iš tiesioginio ir dar yra 3 Žeruolis toksai ir būtent ir Kuliavas, kurie buvo sukilimo dalyviai. Na ir iš jų, reiškia, tiesiogiai jie žinojo ir jie matė Vytautą Gužą, su juo kartu ir veikia. Tada yra informacija iš vadinamųjų liudininkų, kurie gali būti taujėnų gyventojai, tai gali būti aišku. Tai jau, kaip sakyt, žanro klasika, sovietiniai aktyvistai, kurie išliko gyvi, bet tai nereiškia, kad jie būtinai neteisybė, sakys jau a priori, jeigu jisai yra sovietinis aktyvistas, tai jo visa pateikta informacija faktinė bus netitiks, bet kaip sulyginė su kitų, sakykime, jo bendražygių, tai matai, kad vis tik tai yra dalis tiesos. Na ir taip vadinamas toksai būtent
kitas momentas, tai be abejo sąrašas, būtent kad priklausė pagalbiniai policijai ir mes visi žinome visgi, ką veikia pagalbinė policija, daugiau ar mažiau, kokie jos funkcijos buvo jai priskiriamos. Ir kitas niuansas, tai būtent jau, sakykime, silpniausia grandis būtų turbūt Jeronimo Budniko, jo bendražygio, draugo, su kuriuo jis kartu grįžo į Lietuvą, vienu žodžiu, būtent iš Vokietijos. Tai būtent yra tie tokie 3 lygmenys ir bandai tada dėlioti. Sakykime, jo kolegos, kaip ir bendražygiai baltaraiščiai, sakė, kad taip jisai buvo baltaraištis, taip jie dalyvavo areštuose ir konvojavime. Na, ten galima sakyti, taip neįvardino kieno, bet turbūt manau, kad galim numanyti, kad tai buvo ne tik sovietinių aktyvistų, bet ir žydų, sakykime, nes jau kai kalbam apie konvojavimą, tai vis tiek turbūt suponuoja apie didesnį kiekį žmonių. Tai sakykime, tai va taip va. Ir tada žiūrime suimtus nesuimtus, o tiesiog liudininkų parodymus. Kai kurie jų, sakykime, yra neutralūs, ta prasme, kad buvę bendradarbiai Gužo, būtent iš tos pieno bendrovės, kurie pamini tiesiog be kažkokio tai išankstinio to, kad taip matė jį suminėjant žydų tautybės asmenis. Na ir yra sovietiniai, sakykime, aktyvistai, toksai užkietėjęs Jonas Subačius jau nuo nepriklausomybės laikų ir tardytas ir kalintas prie Smetonos, užkietėjęs komunistas, kuris teigia irgi, kad jisai atsimena tokius išvardina pavardėmis, tame tarpe ir Vytautą Gužą pamini. Tai va toksai bendras kontekstas. Taip, yra toks niuansas, kad Vytautas yra keletoj vietų, yra apklausiama, ar žino, kuris yra, bet jau apklausė 70 metais, kai buvo persvarstomos apeliacijos kai kurių būtent taujėnų narių ir tada tas pats reabilitacijos ir tada tas pats Jonas Subačius sako, aš nežinau, kuris yra, gal jisai pabėgęs yra į Vokietiją. Tiesiog va taip. Bet, sakykime, chronologiškai, tai ta informacija ateina nuo pat 44 rudens, tada galima kalbėti taip apie jau partizaninio karo prasidėjant 47 metus, bet kai buvo tardomas Povilas Narkevičius irgi, kuris pateikė nemažai informacijos būtent apie taujėnų veiklą, ne apie Gužą konkrečiai, bet apie taujėnų būrio veiklą ir vat, būtent jo baudžiamoj byloj apie Gužą nekalbama, nors jau jisai buvo žinomas kaip ir turbūt partizanas, bet dar matyti informacija nebuvo taip suvaikščiasi nuo Tauragės iki Ukmergės. Ir realiai aš tiesiog esu ir paskui jau Gužas vėl minimas galbūt daugiau tam kontekste kaip baltaraištis, kai buvo tos apeliacijos teikiamos masiškai 70 metais ir 58 metais, tiesiog vėl surinkdavo tuos arba buvusius sovietinius aktyvistus, kurie galbūt nukentėjo ar buvo kalinami vokiečių okupacijos metu Ukmergėje ir arba buvę sukilimo dalyviai, baltaraiščiai iš taujėnų, tai ir jie kalba irgi apie Gužą bendrame kontekste. Niekad nėra Gužas išskiriamas kaip toksai, kad tai yra kalbama jau suprantama apie jį partizaną ir apie kažkokį tai aukštas pareigas užimantį asmenį. Tiesa, apie jį pirma turbūt pažyma pasirodė tokia jau rimtesnė, tai kai suėmė Budniką Jeronimą, tai po 48 metų vasaros. Ir tada tik aš radau būtent operatyvinės jau čionai bylose, ten spec pranešime, būtent skirtas grinai Gužo asmenybei, jo ta pažyma, būtent irgi jau kalbama apie jo prisidėjimą, kalbama apie žydų šaudymą ir apie Gužą. Bet jau tai atsiranda, kai suėmė būtent Jeronimą Budniką, tai ta informacija turbūt pagrindinė va šita ir atėjo būtent iš Jeronimo Budniko. Jeronimas Budnikas, jisai pasakė labai taip pakankamai tiesmukai, kad kai
kai jie apklausinėjo, kadangi jie buvo abudu iš Taujėnų, gyveno prieš karą Taujėnuose ir vokiečių okupacijos metais, sako, kodėl, ir kai grįžo iš Vokietijos, jie pradėjo partizanauti Tauragės krašte ir klausė jų tiesiog labai intensyviai kelis kartus, kodėl jūs negrįžote į savo gimtasias vietas. Tai Budnikas taip ir sako, dėl to, kad įkalbėjo mane Vytautas Gužas negrįžti, o kodėl įkalbėjo, todėl, kad jisai sakė, kad bijo grįžti, kad jo net pažintų ten, kaip dalyvavusio žydų šaudyme. Tai šitas dalykas labai, man atrodo, svarbus, nes čia, kai Gužas grįžta, čia gal apibendrinant va tai, kad tu pasakei, tai yra daug tų liudijimų, ar ne? Čia, neskaičiuokim jau dabar, kažkiek tu paminėjai, yra liudijimų. Ir ką turbūt reikėtų akcentuoti, kad tai nėra taip, kaip dažnai galvojama, kad štai sovietai norėjo Gužą, kažkaip, va čia ta informacija, jinai melaginga, nes sovietai norėjo iškilų partizaną apšmeižti. Tai visų pirma tai, kad jau pasirodo 44-ais, kai Gužas dar nėra, arba jo nėra net Lietuvoje dar, arba jis dar nėra iškilus partizanas. Nes, vėlgi, suvokime, kad sovietai irgi ne iš karto žinojo, kas yra kas. Čia ir skirtingi regionai, va tai, kad tu to užsiminė ir prie ko aš to prieisiu, galų galiai jisai vėlgi kalbėjom, kad jis nebuvo apygardos vadas, jis buvo štabo viršininkas, tai aišku, ten, net ne iš karto, nuo 47 metų, iš pradžių dar ir ten net ne štabo viršininkas, bet štabo vieno iš 2 skyrių vadovas, irgi viršininkas, tai truputį, tokia, sakykime, smulkesnė žuvis, nors, aišku, vis tiek svarbi, bet tai nereiškia, kad sovietai taip iš karto užčiops, kas čia kur yra. Plius sakau, va, tas labai svarbu, kad yra ne tas pats regionas, nes kai tu tame pačiame regione partizanauji ir ateini pas savo buvusius kolegas, draugus, bičiulius, pas šeimą ir tada kažkas iš jų suimami, jau prasišneka, kad va štai mano, jos kankina, aišku, jie prasišneka arba kažkaip kitaip per šnipus ateina informacija, kad jis va yra tas, jis čia ateina ir jis va prisidėjo ir tą turi savo pusėje. O kai tu partizanauji toli nuo savo regiono, tada ta informacija lėčiau ateina, nes tie žmonės, jie nežino, ką tu veikiai prieš tai ir jie net gali nežinot, kas tu toks, tu esi kardas ir viskas, ar gali Jonu Petraičiu dar pasivadinti, jeigu kam ten reikia, nesgi nepatikrins. Tai čia daug ta taktika buvo naudojama, aš žinau, šeimų, kurie tiesiog pasitraukdavo į kitus regionus, nieko ten jie nepartizanaudavo, bet jie nuo savo praeities bėgo nuo smetoniškos praeities, ta prasme, nuo ten dėstytojavimo, nuo šaulių, nuo karininkų, taip toliau ir taip toliau. Tai čia tas įmanoma buvo, paskui jau sunkiau, kai prasidėjo dokumentai, atsirado ir taip toliau. Tai va, tai yra šitie liudijimai. Ir tą reikėtų suvokti, ar ne, kad šito nėra. Ir va tada tas faktas, kad jisai grįžta į visiškai kitą regioną, tai nėra be precedento tokie dalykai, tokių pasitaikydavo ir partizanaudavo ne savo regionuose, bet šiaip tai nėra ir toks dažnas, nes vienas iš partizanų požymių ir tokių svarbių bruožų yra tas vadinamas telūriškumas, kuris, čia aišku, taip jau kai tu charakterizuoji partizanus, bet kodėl tas svarbu, kad tu žinai tas vietovės ir svarbiausia žmonės, tai yra tos, kurie tave gali remti, nes tu kitaip esi, truputį plikas basas be paramos. Tai va, partizanaujant kitam regione, truputį sunku, tu pradžioj esi priklausomas nuo kovos bičiulių, kurie tave supažindintų ir užtikrintų tą aprūpinimą, ryšius ir visą kitą. Ir tai jiems reikia tavim pasitikėti. Taip, ir tada vienintelis turbūt pliusas yra tai, kad galbūt truputį sudėtingiau tavo tapatybę priešui sužinoti, nes tavo artimuosius sunkiau paspausti. Ir būdavo tų variantų, kur šiaip jau turbūt pasitraukdavo į kitus regionus partizanauti, nes būtent, kad savam ten paaiškėdavo ir nėra taip, kad ten Žemaitis Girgi, šiaip jis, aišku, iš Žemaitijos, bet nėra taip, kad jis ten savo gimtose vietovėse šiek tiek toliau jis ten partizanavo, bet dėl gal kitų priežasčių. Šiaip jis daug judėjo kaip karininkas per dalinius ir man atrodo, 41 metais šis Varėnos poligone ten okupacija pasitiko, tai va šitie dalykai, ar ne, tai pratęsk tada nuo tos, kad kaip jisai grįžta į tą ir tampa partizanu ir va tas būtent tas aspektas, kad jis, va, kas paliudija, kad jis sako, nenoriu grįžti į savo regioną gimtą, kur mane atpažintų. Laikykim šitą klausimą, aš tik tai įsiterpsiu dar, mes čia labai ilgai daug dėmesio skiriam vienam klausimui iš esmės ir galėtų pasirodyti, kad, čia kažkoks, nežinau, mambo džembo kažkoks, ta sakė tą, tana sakė tą, trečias sakė tą, bet čia du dalykai susijungia. Vienas dalykas tai yra, kad tema yra labai jautri ir apie ją nėra noro kalbėti, apie ją yra noras viską iššluoti po kilimu, net kai išnyra pirmi kažkokie
požymiai biografiniai. Antras dalykas tai yra, kad didelė dalis, labai dažnai sakau didelė dalis, tokių žodžių junginius kaip daug žmonių arba didelė dalis ir tuo pačiu metu labai nemėgstu, kas nors taip sako, nes neaišku, bet žodžiu, kad man net neabejoju, kad dalies klausytojų neįtikinom su šituo pasažu, bet čia buvo pabandymas tiems, kurie susidurs su tuo jautresniu faktu. Čia turbūt esmė, ką iš Ramonos kalbėjimo, kad čia vis dėlto tas, jeigu būtų sakinys Vytautas Gužas dalyvavo holokauste, tai turbūt jį reikėtų užbaigti jau nebe klaustuku, o tašku. Čia jau yra šita šaltinių įvairovė mums leidžia tą teikti ir tą šaltinių įvairovę mes tikrai visų neįtikinsim ir neturim ir tokio tikslo, mums čia ir patiems yra aišku įdomu, bet tai yra priežastis, kodėl mes tiek daug laiko šitos tinklalaidės dabar skiriam tokioms, atrodytų techniniams detalėms, tam, kad labiau parodytumėm, kad tai nėra kažkoks bandymas apšmeižti, kad tai yra vis tiek profesionalės atliktas svarbus tyrimas ir dabar šitoje vietoje grįžkime gal prie jau partizaninės dalies. Gal dar galim, galim pakalbėti, gerai. Aš truputėlį tą priešistorę, kodėl jisai vis tik tai buvo išvežtas į Vokietiją. Labai trumpai. Tai tiesiog yra duomenys, ta prasme irgi jie nėra, jisai vardinamas kaip kartu su Budniku, kaip Plechavičiukai, tai reiškiasi duomenų kažkokių labai tikslių, vienapusiškų, kad jisai buvo vietiniai rinktiniai, kaip ir neturim, bet vis tik tai suponuoja jo tą visa istorija, kadangi pasakoja Budnikas, kad jie buvo buktai suimti su Gužu 44 vasarą, kai vyko pas giminės. Rašo Panevėžio krašte, bet aš iš sesers prisiminimų supratau, kad vis tik tai buvo kažkur į Rokiškio kraštą nuvykę, tai reiškia jau atitinka tas faktas, kad jie buvo jau artėjant sovietams visiškai link Lietuvos sienos, stumiant vokiečius, Vytautas tikrai buvo nuvykęs pas savo giminės ir kad būtent juos suėmė tuomet vokiečiai ir patalpino kažkur Panevėžy, kažkokiam tai pastate ir paskui išvežė į Šančius Kaune. Tai atitinka visiškai, o Šančiuose Kaune buvo laikomi suimti Plechavičiukai. Jų apie 3000 buvo išvežta darbams. Vietinės rinktinės kariai, kai vokiečiai atsisakius Plechavičių jos siųsti į frontą. Tai atsisakė, tokia buvo baudžiamoji akcija, vadovybė į Salaspilį, būtent, koncentracijos stovykla, o eilinius darbams į Vokietiją, kadangi ir būtent tai rodo, kad tai nėra vien tik tai Budniko pasakojimas, įrodo tai, kad yra būtent filtracinės bylos kortelės, dėja Gužo nėra ir sakys, kaip čia dabar, čia būtent Gužo nėra. Bet būtent Gužo nėra ir tai nėra visiškai keistas dalykas, nes nėra taip reta, kad nebūtų tų kortelių, bet tačiau, kaip aš sakau, Gužas grįžo, jie 4 lietuviai grįžo iš Vokietijos, ten Graudens miestelio, aš net sužiūrėjau, visi tie miesteliai yra vakarų Prūsijoje, tai dabartinė Lenkijos teritorija, jie atitinka tikrai ne iš piršto laužta ir Budniko toj kortelėje irgi yra grįžusio, kad jisai dirbo apkasuose, kažkokiam tai batalione būtent ir grįžo būtent per Tilžę, kaip jie rašo, jie grįžo 4, ten toks Juozas Gegužis, tarp kitko aš net turėjau tokią kaip hipotezę, ar tai nebus Diemedis. Iš Dzūkijos parašyta. Taip. Ir yra jo pavardė, yra jo parašas, bet čia dar iki galo nesitikslinau, bet aš tokią hipotezę liktai ir turiu, nors ne visiškai atitinka, kur jisai, kaip dabar žinoma buvo, bet čia šonė ir tokiu Andrius Veprauskas, apie jį nieko nežinau, bet pavardė irgi vardas labai konkrečiai. Ir pats Vytautas Gužas su Jeronimu Budniku, jie grįžo, kirto sieną traukiniu ir pagal, kaip pasakojo toliau
45 metų Liepą. Čia buvo, kaip pasakojo toliau Jeronimas Budnikas, tai gegužis su Veprausku jie išlipo ir patraukė į Dzūkijos pusę, iš karto kirtų sienoje išlipo Tauragėje. Ir va čia man toksai irgi dar vienas yra klaustukas neatsakytas, vien dėl to, kad, kaip sako Jeronimas, kad jisai susisiekė su jam pažįstamu iš tų vietovių man atrodo, Starkumi, bijau pavardę supainioti. Dabar gal pasitikrint? Ne. Vienu žodžiu, su kažkokiu jam pažįstamu asmeniu iš Tauragės. Ir man va čia visą laiką kirbėjo tas klausimas, iš kur jis jį galėjo pažinoti, iš kokio laikotarpio. Tai aš paskui pradėjau galvoti, gal jie ten kažkada, jeigu ir buvo Kaune, gal ten kažkas buvo užsimezgę. Na, ta prasme... Taip, čia aišku detalė. Detalė, bet kuri tokia... Istorikui tai labai svarbu. Man va įdomi, kuri, ar jinai tiesiog... Tai va, vienu žodžiu, jisai ten susisiekė ir jie įstojo į partizanų būrį tenai, būtent Eržvilko valsčiuje, na ir nuo to ir pradėjo jisai ten partizanauti, jie ten labai neilgai išbuvo, gal keletą dienų ir paskui prisijungė prie jau Joniko būrio, tai yra tuomet buvo daktaras, slapyvardis, o vėliau Rolandas. Tai Antanas Jonikas ir tenai jau jie sutiko Liesius brolius, tai jau irgi iš karto, jau toj zonoje, tai reiškia jau aplinka iš karto daug ką sakanti. Jau broliai Liesiai, reiškia, buvo. Liesys irgi vienas iš 8 signatarų. Taip, ir Bronius, kadangi buvo irgi signataras ir jau matosi, kad nuo pat pirmų žingsnių vis tik formuojasi, jisai iš karto, sakykime, tų partizanų gretose aplinkoje, būtent kurie vėliau labai stipriai iškilo ir kurie labai daug prisidėjo būtent prie pietų Žemaitijoje, o paskui ir visoje Lietuvoje tą vienijimosi tam procese dalyvaujant. Ir būtent va taip ir atsidūrė jisai būtent tam pietų Lietuvos krašte, Tauragės krašte. Ir kaip ir aš jau minėjau, Jeronimas Budnikas jį labai intensyviai klausinėjo vis tik tai, kodėl jūs negrįžtate į gimtuosius Taujėnus. Ir Budnikas tą ir jau, kaip ir minėjau, paminėjo, kad negrįžtam dėl to, kad Vytautas Gužas tiesiog jam rekomendavo, pasiūlė negrįžti, nes jis bijantis ten grįžti, kad nes jį gali ten atpažinti kaip dalyvavusi holokauste. Kaip dalyvavusi sukilime. Ir sukilime, taip. Kita vertus, žinant tą visą situaciją, žinant tuos archyvinius duomenis, tuos faktus, kuriuos mes surankiojame jau apie Vytautą Gužą, tuos faktus, tai kaip aš sakau, ta baimė grįžimo turbūt nebuvo iracionali visiškai. Ir keista, ir galbūt tai dar, kaip sakyti, visoje toj šaltinių kritikoje arba už ar prieš, ar vis tik tai, ar galime mes čia įvardinti Gužą vien tik tai iš tokių pasakymų, dar vien įdeda į tą bendrą dėlionę, užpildo tai. Būtent šitas faktas, šitas pasakymas. Čia gal aš irgi apie tai, kodėl apie tai svarbu kalbėti, nes tai gali kilti klausimas, kodėl reikia kalbėti apie dalykus, kurie gal nėra visai aiškus. Ir pirmas dalykas, turbūt, ką reikėtų sakyti, man atrodo, Markas Blochas, istorikas ir jau senai 44, man atrodo, miręs, nužudytas, vokiečių nužudytas, prancūzų istorikas, jis yra ir lietuviškai jo veikalas apie istoriko amatą, sakykime taip. Tai jis yra kalbėjęs, tai perfrazuojant, kad istorikas nėra nei teisėjas, nei prokuroras. Jisai turėtų būti ir yra kaip amžinos ikiteisminio tyrimo tyrėjas. Tai yra pateikia duomenis, ar ne? Tai mes turbūt irgi negalim taip čia sėsti ir sakyti, va taip ir anaip, ar ne? Bet tie duomenys, kuriuos tu radai, kurie yra, jie iš esmės rodo va šitą situaciją, kuri yra nenuginčiama. Toks kiekis duomenų, jis yra nenuginčiamas. Mes iš to negalime turbūt daryti kažkokių labai didelių apibendrinimų ir
sakyti, va taip, ar ne, kad tai jau yra geležimi kalta, ar ne, bet tai šitie argumentai yra labai aiškiai rodantis, šitie šaltiniai, šitie duomenys labai aiškiai rodo, kad apie tai kalbėti galima, tarsi, kad tų duomenų yra, mums pakanka pasakyti, žiūrėkite, va yra taip, ar ne, kas jau ten toliau, ar jis šaudė, ar jis tik konvojavo, ar jisai kažką darė, čia jau yra sunkiau, bet kad jis tame procese dalyvavo, tą galime pasakyti. Ir tada, kodėl apie tai svarbu kalbėti, ar ne, nes man atrodo, čia labai daug dalykų ir aš esu dalyvavęs disputuose, jeigu taip galima pasakyti, netyčia atsiradusiuose su tam tikrų institucijų žmonėmis, kurie tai vadina blue on blue, tai yra, kad savi šaudo į savus. kaip negražaus žmogaus negraži frazė, kad maždaug mes čia savo kenkiame, nes mes silpniname save ir taip toliau ir taip toliau. Man atrodo, ne, mes kaip tik stipriname save, todėl kad dabar mūsų priešas gali sakyti, žiūrėkit, matot, kokie yra partizanai, va šitas, antras, trečias, ketvirtas. Man yra tekę važiuoti į Jungtinės valstijas, kalbėti New Briteno mieste, kuriame gimė Adolfas Ramanauskas Vanagas, nes ten atsisakė pastatyti jam skulptūrą. Nes jie sužinojo, matai, buktai jisai ten dalyvavo holokauste, nes ten nieko panašaus, jis ten saugo kažkokį sandėlį kelias dienas ir viskas tuo ir baigėsi. Ir nepastatė, nėra pastatytas tas paminklas, ar skulptūra, ar man atrodo, skulptūra. Tai va tokių dalykų, reiškia, atsitinka, kai tu slepi ir tavim nepasitikė, tada atsiranda kažkokie tokie išvedžiojimai ir apie viską, apie bet ką, kas dalyvavo sukilime ar kažkur, tai ten jo kažkokia balta dėmė jo biografijoje, va to periodo gali sakyti, aha, va žiūrėkit, čia kažkas jau something fishy, kaip man tada ir sakė Amerikoje. Tai va šitas dalykas, mes, kai įvardijam konkrečias asmenybės, kurios prisidėjo, mes padarome tai ne kolektyvinę kaltę, o asmeninę. Čia tas pats kaip yra su holokaustu. Mes galim kaltinti visą vokiečių, lietuvių, lenkų ir bet kurias tautas, ar ne? Arba galime sakyti, žiūrėkit, bet šitas, antras, trečias, ketvirtas. Lygiai tas pats mes galime sakyti, kad Kaunas 90 metais buvo visas banditų miestas, arba galime sakyti, žiūrėkit, bet buvo daktarai, buvo šitas žmogus ir šitas žmogus banditai. Nu, taip tiesiog įvardinu. Mes galime kalbėti apie kažkokius kitus dalykus, apie ten, nežinau, dabar išprotėjusią Ameriką, bet galime įvardinti labai aiškiai politikus, kurie galbūt išprotėjo. Nu, turiu meni, kad iš kolektyvinės atsakomybės mes turime perėti prie asmeninės ir atsakomybės ta prasme, kad mes apie tai turime kalbėti, tiesiog parodydami, kad mes nebijome to, mes žinome tai, mes tokiu atveju neutralizuojame ir nemanau, kad tai neša dėmę visai organizacijai, kas man atrodo svarbu, kad tai nekristų dėmė visai organizacijai, o jau ten ta pavienė atsakomybė, nu man atrodo irgi čia jau yra tada, nu nebe mūsų turbūt istorikų reikalas, nors biografas rimtas, aišku, jis turi vertinti tą svorį. Tai čia mano tokia prakalba, nes man atrodo svarbu tą pasakyti. Jo. Marius pavogė mano paskutinės mintis, kurias buvau pasilikusi visiškai, bet jo, nieko, bet aš tik tai 100% pritariu, nes aš esu pati išgirdusi iš politiko Lietuvos, kuris žinojo apie Vytautą Gužą, čia prieš keletą metų, jisai žinojo, kad yra tokia informacija ir jisai taip sakė, na jisai netiesmukai, bet taip leido suprasti, kad tai va šitos informacijos paviešimas būtų labai naudinga Rusijai, nes mes patvirtintume, reiškiasi, kaip sakyt, naudingi idiotai būtumėme ir patvirtintume tą Rusijos skleidžiamą naratyvą, kur jinai beda pirštu ir sako, žiūrėkit, jie jokie ne partizanai kovoja už Lietuvos laisvę, o tiesiog žydšaudžiai paprasti. Tai aš va šitoj vietoje ir galvoju, aš galvoju, kaip vis tik tai primityviai galvoja tas politikas, ta prasme, kad jeigu mes, ir reikia labai atskirti mano nuomonę, pasako, sakykime, Lietuvos visuomenė, iš Lietuvos visuomenės ištransliuojama istorikų parengtos kažkokios tai analizės, tyrimo, kad va štai mes turime tokius, reiškiasi, duomenis dėja ir turime pripažinti, kad jie yra mums nemalonus iš mūsų praeities. Tačiau kaip brandi demokratinė visuomenė suprantam, kad turim ir kažkokią tai atsakomybę prieš tai ir nebijome to parodyti. Ir kitas niuansas, jeigu va ta pati informacija išeina iš Rusijos pusės, kur jinai sutirštidama ir pasako. Sako, žiūrėkit, va čia tie jūsų lietuviai, kurie labai šakojasi, iš tikrųjų jų partizanai yra žydšaudžiai ir viskas tuo yra pasakyta. O kadangi šita informacija yra skirta vakarų visuomenėms, būtent ne rytinėms, ne kam kitam, o vakarų politikams, kad kompromituotų, sakykime, Lietuvą kaip nepatinkimą kokią partnerę savo sąjungininkų akivaizdoje, tai mes turim suprasti, kad iš mūsų
ta išėjusi informacija, kad ir nemaloni, jinai vakaruose bus sutikta normaliai, nes jie jau tą perėjo. Ir jie supras, reiškia, na štai, Lietuva irgi gydosi, valosi, supranta, nebereikia slėpti, nes mes, pavyzdžiui, paneiginėdami, sakykime, tą informaciją Rusijos paskleistą, sakysime, ne, jie nebuvo žydšaudžiai, kas yra teisybė, na bet va gal vienas kitas tik tai. Tai kaip neįvardinsime. Ir reiškiasi, tai tada, sakykime, vakaruose vėl atrodysime, lyg tai pusiau sutinka, pusiau ir slepia. Na tai, man atrodo, mums patiems yra naudinga pasakyti, užbėgti už akių Rusijai, kuri tą išnaudoja, manipuliuoja, ir vakaruose tai bus suprasta, tai bus įvertinta, manau, ir dėl to mes turime patys, sakyti, turi iš Lietuvos išeiti tą informaciją, nes mes pateikėme ir su kontekstu istoriniu, ir, ta prasme, daug giliau, ne vien tik tai, kad jisai šaudė, sakykime, kas iš Rusijos išplaukė, kur dalis būna dezinformacijos. Iš tikro, kaip sakyti, tas klasikinis atvejus, dalis tiesos, dalis melo. Aš tai kartais linkstu dvejoti, kiek Rusijos ta propaganda pasiekia vakarus ir kiek apskritai jinai orientuota yra į mus. Man tai atrodo, iš to paskutiniojo vadovėlio, kur, taip, jeigu jį galim pavadinti vadovėlio, to Lietuvos istorijos rusiškai išleistos, kur ten vienas toks kontroversiškas ir lietuvis prisidėjo prie rašymo, aš perskaičiau ir man, kaip perskaičiau, paskaitinėjau, nes ten, ką ten skaityti, manęs ten nenustebins ir melagysčių labai daug yra, bet kai kurie naratyvai stebina ir man tai atrodo, kad, tai, jeigu tai urmas tiek sugeba, tai jie nieko nesugeba. Man kartais atrodo, kad jie visų pirma orientuoja į savo auditoriją, pateisinti kai kurios savo veiksmus ir požiūrį į Baltijos valstybės kaip tokias pateisinti. Čia mums reikėtų daug gilintis, pavyzdžiui, ką ten lietuviam pasakyti, jeigu Latvija ir Estai turėjo po 2 SS divizijas. Tai kaip juos ten vanoti ir kokiais kitais, bet mes nei žinom, nei domimės. Aš žinau ir pasidomiu, bet ne visi pasidomi, kad lygiai taip pat manipuliuoja tuo faktu ir tais faktais ir visais kitais dalykais, lygiai taip pat pas mus. Aišku, dalis nueina į vakarus, turi Rusija draugų vakaruose, tą sutikime, turi ir naudingų idiotų, ta prasme, kurie nuoširdžiai tuo tiki, kiti turbūt yra nupirkti ir kurie tą prisideda. Bet ar buvo toks rimtai skandalas, aišku, sakau, Ramanausko Vanago sukėlė tokį lokalų, ar ne, grinai su miestu dėl paminklo, tai čia tikrai labai blogai buvo ir aš Urmo kvietimu ir siuntimu kartu su universitetu tada važiavau, tai aišku, ėmėsi tų veiksmų, bet tiesiog, ką tu ten padarysi, sukilo ten ta vietinė taryba, council ir viskas. Kitais atvejais turbūt irgi buvo Lukšos atveju dėl garažo Lietūkio turbūt buvo pakankamai rimtai ir tada mūsų kolega, mano buvęs kolega Alfredas Rukšėnas tą tyrimą atliko ir yra knygelė išleista tiek lietuviškai, tiek angliškai. Žodžiu, paneigė, visiškai paneigė, ten baltai siūlai siūta buvo. Tai va tų dalykų yra, kur iškelia ir čia konkretus vienas asmuo yra, kuris tą labai, labai pragaištingą darbą dirba visų pirma, tiesiog manipuliuodamas faktais, o netgi kai kur stačiai meluodamas. Tai mes tą viską žinom, bet man atrodo, tai yra jokingos operacijos. Netgi, čia gal aš nenoriu taip nueiti, kad tai nepavojinga, nepagalvokit, kad aš taip galvoju, tai yra pavojinga, bet šiaip siunčia tikrai nešviesiausius. Matyti yra akivaizdu, gal Mariau, tu esi visiškai teisus, kad pačiai Rusijai yra nenaudinga, kad joje formuotųsi palankus požiūris tarp gyventojų Baltijos valstybės. Visiškai nepalanku ir nereikalinga. Nes galbūt jas reikės pagrįsti, kad mes jas okupuojame, kad mes su jom susidorojame, ir čia akivaizdu, kad jie susidorotų. Yra visiškai akivaizdu, kad tai galbūt tai yra taikoma daugiau vietiniai saviems žmonėms. Aš neneigiu, kad jie vis tiek turi interesą ir vakaruose, bet jisai labai menkai kuo pasireiškia ir jie labai menkai resursų turi ir jie tikrai tiek net gebėjimų neturi. Vat per kažkokius įrankius, esetus, tai yra šaltinius ir kažkokius kitus žmonės, jie gali ten kažkokias įtakas daryti, va tą vieną konkretų, aš nenoriu minėti, visi čia turbūt kas domisi žino. Tai įmanoma daryti tos dalykus, bet šiaip jau, tai taip jau netalentingai padaryta. Ir turbūt Lietuvos ta baimė kai kurių žmonių, kai kurių gal ir politikų, kaip ir tu minėjai, dėl tos būtent reakcijos iš vakarų, man atrodo, yra nieko nepagrįsta. Mes tiesiog
patys kai kurie viduje tiek esame įsibaiminę, arba tiek įsivaizduojame, arba netikime, ta prasme, kad... Arba įsivaizduojame esantys pasaulio bamba. Taip, va čia irgi susireikšminimas daug lemia, kad čia labai įdomu bus mūsų istorija, galbūt kažkokių tai žmonių. Be abejo, kažkas gali būti, kam naudinga tai panaudoti kažkokie smulkus, bet bendram kontekste tai ištirpsta bet kokiu atveju. Aš irgi kelias mintis noriu čia pasakyti ir kadangi, manau, liksim nesuprasti, jeigu čia nutrauksim podcastą, tai aš siūlau dar 10 minučių, paskui greitai bent jau prabėgti per tą Gužo kaip partizano portretą, tai net pamėginsiu sujungti. Tai pirmas dalykas iš to, kai jūs kalbėjote, daugiau buvo tas iš išorės, sakyčiau, tas stebėjimas, tai man apskritai pastaruoju metu žiniasklaida ypač, nustokime visų pirma normalizuoti Rusijos propagandą. Man atrodo, kad mes gerokai per daug dėmesio skiriame, kur ten net ta pati LRT, ten, kad komerciniai portalai ten susideda į medžiodami klikus, tai labai nestebina, bet kur čia buvo, kad kas ten Rusijos ambasados Facebooko paskyra paskelbė Lietuvoje kažkokį antikristą atrado, ar kažką, ir LRT naujieną įsidėjo. Su propaganda, jeigu jūs, yra dabar populiaru kovoti su propaganda, bet kai tu pradedi su ją kovoti, tu ją normalizuoji tuo pačiu metu. Tiesiog nekreipkim dėmesio, kažkiek ten prilaikyti pulsą galima, bet šiaip tai aš nemanau, kad tai šitoje vietoje aš irgi tą Gužo ir kitų klausimą žiūrėčiau atitinkamai. Aš daugiau žiūrėčiau iš vidaus mūsų perspektyvos, tai yra, kad irgi tie, kas dažnai ta istorija pas mus yra paverčiama kažkokia savaiminė vertybė, kažkokiu paminklu ir sukabinama su kažkokiu ten krikščionišku, lietuvišku vaizdiniu, tai, sakyčiau, šitoje vietoje tas visko kišimas po kilimu yra labai nekrikščioniška šitoje vietoje, nes tiesa jūs išlaisvins. Tai jeigu mes nesugebam pažiūrėti šitoje vietoje į istorinį veidrodį ir nepatinka mums tas vaizdas ir dėl to mes geriau tiesiog nežiūrėsim, nemastysim apie tai, tai tada viskas yra šitoje vietoje tas istorikų nekenčiamas keiksmažodis istorijos politika, tai va čia ir yra jos ribos. Tokie, kokios dabar iš istorikų norima, ar ten iš institucijų norima, tai čia ir yra tas, norima kontrapropagandinio kažkokio pabūklo. Aš ant to niekada nepasirašysiu ir man atrodo, kad dėl to ir reikia kalbėti tam, kad būtų aišku, būtų suprantama, būtų pripažįstama, būtų apmąstoma galų gale. Ir grįždamas prie pokalbio, tai man atrodo, kad čia ir tiesiog istoriškai, platesnių istorinių diskusijų tema yra įdomus tokie atvejai kaip Gužo, nes apie daug žmonių dalyvavusių holokauste mes žinom labai sporadiškus dalykus. Čia yra žmogus, kuris po to išlieka, tampa partizanu ir gyvena tokį labai kilnų gyvenimą. Ir čia kas yra įdomu, kad jeigu mes įsivaizduotumėm tas standartinis vaizdinys, kad jeigu žmogus įsitraukia į žudynės, čia gerai, ne pats, panašu, kad ne sadizmo vedinas, galbūt kažkokia net inercija įsijungia iš tų sukilėlių, kai labai greitai viskas keičiasi, bet kad tas jo vėlesnis gyvenimas, iš jo bendražygių atsiminimų, iš kitų liudijimų, neatrodo, kad jisai būtų kažkaip labai paženklintas neigiama prasme šito smurto, kad apie jį nėra liudijimų, kaip tik apie jį toks labai išlaikyto partizano vaizdinys formuojasi. Tikrai taip, nes man atrodo, Lietuvoje yra problema ta, kad turbūt daugelis, kas domisi, sakykime, būtent galbūt šiomis temomis įsivaizduoja, kad holokauste dalyvavę asmenys yra kažkokie tai nužmoginti nusikaltėliai ir labai nemalonu būna arba nustemba, kaip paaiškė, kad tai yra normalūs visiškai išsilavinę netgi asmenys. Ir tas toksai išankstinis įsivaizdavimas galbūt kažkokias sukuria, aš net nežinau, tas lūkestis pamatyti kažkokį nusikaltėlį liktai, tai sakytum, tai iš ko maždaug jisai toksai nusikaltėlis buvo, tai galbūt maždaug savo pačiam, tai tada ramu, tai iš ko jo norėti iš tokio maždaug. Toksai galbūt yra toksai bandymas apsisaugoti nuo tos nemalonios informacijos. O Vytautas Gužas tai iš tikrųjų apie jį labai gražiai kalba visi partizanai, ypač Žemaitis.
Ir čia iškart įsiterpsiu, kad šiaip nėra universalios taisyklės, kad partizanai apie partizanus gražiai kalba ir kad vieni kitus mėgsta. Kaip tik yra daug ten ir Ramanauskas su Jėčiu, Ažuoliu daug pykosi, daug negražiai vienas kitą. Ir akivaizdu, kad ir intrigos ir panašiai, kaip sakyti, asmeniškumai, bet apie Vytautą, sakykime, jisai tiek amžininkų prisiminimuose, tai dažniausia tai yra būtent ryšininkės tos garsiosios, kurios tuo metu veikia Pietų Žemaitijoje, tiek matome iš Žemaičio surašytos jo biografijos, jo baudžiamoji byloj, kuris rašo apie save, apie tą kūrimąsi, centralizacijos procesą, matosi iš frazių, kad jisai Vytautą Gužą vertino, pasitikėjo jo besalgiškai, nes vien kodėl? Todėl, kad jisai porą kartų vedėsi Gužą, kai susitiko su savo sūneliu Laimučiu, tai reiškia, jau didžiausios konspiracijos sąlygomis turėjo būti visiškas pasitikėjimas, nors kita vertus, kiek atsimenu, jisai vedėsi ir Mečių Orlingį tuo metu susitikti, kuris buvo agentas. Vėliau gal jisai buvo patapo agentu, bet reiškia irgi. Bet Orlingis ar nebuvo jo kaip ir, pavadinkim, apsaugos, kaip adjutantas? Taip. Ir žodžiu, ir iš tų prisiminimų, sakykime, suimtų kitų Pietų Lietuvos, Tauragės krašto, būtent partizanų, matosi, kad vertino jį itin, jisai matys buvo greičiausiai tikrai organizuotas, vis tik tai jo tas išsilavinimas, kažkoksai tai suvokimas, galbūt ir tas buvimas nelaisvėje vokiečių irgi kažkokį tai davė bendrą supratimą, bendrą orientavimąsi, kur ką kaip daryti, nes, sakykime, yra labai tokia įdomi frazė, kad buvo susitikimas dar su Kasperavičiaus jungtinės Kęstučio apygardos dar 46 metais, kad buvo sprendžiama problema ir jau Gužas dalyvavo su Liesiais, kad jau buvo sprendžiama, nėra karininkų vadovaut būriams, tai reikia ieškoti šiaip raštingų žmonių, kurie galėtų. Na ir jie buvo iš tos aplinkos faktiškai, kurie taip pamažu ir įsijungia, nes karinio išsilavinimo daugelis jų kaip tokio nebuvo kariškiai pagal išsilavinimą, tačiau broliai Liesiai gal turėjo ten, sakykime, tos karinės patirties žvalgybos mokyklos, bet ir apskritai Vytautas jisai minimas tikrai gražiuoju, jisai rašė labai gražius tokius romantiškus laiškus, net yra jo išlikusių autentiškų laiškų, grinai jo ranka rašytų partizanėms, taip pat yra jo ranka rašytas laiškas jau po LKS deklaracijos partizanų, to būtent susitikimo, suvažiavimo, čia dabar irgi diskusijos vyksta, kaip pavadinti, Menaičiuose irgi yra rašytas laiškas Ramanauskui Vanagui ir tarp kitko labai daug kur yra sesuo liktai užsiminusi jo, kad jo rašysena buvo labai graži ir jisai tiesiog užsiminėjo vienu metu, perrašinėdamas, užsidirbinėjo taip pinigus ir iš tikrųjų jo rašysena labai graži yra išlikusi tų. Tai jisai tikrai bendram kontekste jisai minimas ir tikrai kaip nepakeičiamas pagalbininkas, vis tik tai jeigu Žemaitis labai primiktinai norėjo jį turėti savo štabe prie savęs, tai jau irgi reiškia daug ką parodo. Ir netgi Vytautas Gužas jisai norėjo atsisakyti ten darbo, kai jį pakvietė į Kęstučio apygardos štabą dirbti. Iš pradžių, pačioj pradžioj norėjo atsisakyti, jis Lydžio rinktiniai tuo metu buvo, bet paskui jį vis tiek prikalbino, nes kaip Vytautas Žemaitis sakė, reikėjo išsilavinusių ir tiesiog gabių žmonių vyrų. Na, ir akivaizdu, kad jis tas visas savybės turėjo, nes kitaip jisai taip tolygiai, akivaizdžiai turbūt nebūtų pakilęs iki signatarų. Taip, jisai nebuvo apygardos vadu, jisai nebuvo srities vadu, jisai buvo srities štabo viršininkas, tačiau
jisai visą laiką matomas tenai, sakykime, tose vienijimosi procese įtin matomas. Be abejo, ir jau tie legendiniai žodžiai, kaip jisai savo gyvybę prisiekė, kad Vanagas nėra provokatorius su Grybinu, atėję iš pietų. Čia jau turbūt legenda pagrindinė, kaip sakyti. Taip, kaip vykstant link galutinės centralizacijos, Adolfas Ramanauskas Vanagas kartu su dabar Grybinas Adolfas Aleksandras Grybinas Faustas atkeliauja link Žemaitijos ir dar kaip tik nebeatsimenu, kuris Ramanauskas, turbūt ar abu buvo gavę naujus ginklus ir, žodžiu, įtartina iš karto, ne kokie sutriušę, ten pasipuošę ir atvyksta į Žemaitiją ir prasideda jų intensyvus tardymas. Partizanus tarda. Jo, kad būtų galima įsitikinti, kad čia tikrai ne provokacija, o tų metų jau tų provokacijų buvo labai daug, labai pavojinga. Partizanais ateidavo į susitikimą jau užverbuoti. Taip, ir kad Gužas buvo tas, kuris savo gyvybę garantavo, kad šitie yra tikri vyrai ir kad paskui, kai Žemaitis atėjo ir sakė, kad arba jūs esate aukščiausio rango provokatoriai, arba tikrai Lietuvos partizanai, ir kad Gužas čia suvaidina irgi savo vaidmenį. Tai reiškiasi, buvo tikrai absoliutus pasitikėjimas ir gal taip ir labai taip net saldžiai skamba, bet tai daug ką pasako ir apie vis tik tai Gužą ir jo vaidmenį, apskritai kaip partizano vaidmenį. Ir aš kaip suprantu iš tavo straipsnio, tai tas jo tapimas signataru vos ne tam tikrą prasme atsitiktinis. Na taip, aš šitą irgi, kaip sakytų, man pačiai nagrinėjant irgi tai buvo pakankamai naujiena, berods Petrauskienės ir straipsnė, bet buvo irgi ir parašyta, jinai matyt buvo įsigilinusi, kadangi tą visą organizavimo procesą buvo ir būtent, kad turėjo vykti Milaševičius, Ruonis, reiškiasi vakarų srities vadas, tačiau jo aukštesnio rango ir tuo tarpu, kaip yra rašoma, būtent, kad Vanagas pakomentavo savo atsiminimuose, kad Milaševičius nerado reikalo vykti ir pasiuntė savo atstovų. Tai jis nebuvo prieš tą centralizaciją. Tenai kažkokie buvo, aš kaip suprantu, kažkokie nesutarimai Milaševičiaus su Žemaičiu. Kažkas tai ar dėl veikimo metodus. Čia du partizanai, kurie vienas apie kitą gražiai nešnekės. Jo, ar tas dėl veikimo kažkokių metodų ar panašiai ir pasirinkimo strategijos, bet kad Milaševičius nusprendė jau tiesiog nusiųsti Vytautą Gužą ir taip jisai. Nors jisai tenai visą laiką buvo toje aplinkoj, bet matyti jisai nebuvo numatytas, kaip jau, sakykime, dalyvauti. Tiesiog dažnai tie istoriniai, jie dažnai tiesiog iš atsitiktinumų. Atsitiktinumų, labai daug atsitiktinumų. Tai šiaip galima matyti iš 8, tai, sakykime, Žemaitį atmetant iš 7, tai Bartkus artimas Žemaičiui, nes tai yra jo giminaitis ir apskritai, kuris įtraukė į partizaninį karą. Tada Liesis, kuris žinojo, tada Liesis kartu su Gužu pažįstami ir jau yra iš 8 4 yra, kurie turi sąsają. Tai aišku, Ramanauskas yra pagarsėjęs talentingas vadas. Grigonį atsiuntė iš rytų. Irgi prisikėlimo buvo. Jisai prisikėlimo apygardos vadas. Tai vis tik kažkokie, tai atrodo tie kontaktai jų galbūt neatsitiktiniai, sakykim taip. Taip, turbūt reikia aptarti, kuo baigėsi Vytauto gyvenimas. Vytauto gyvenimas baigėsi turbūt kaip ir... Jis pirmas žuvęs. Taip, jisai kaip ir visų signatarų gyvenimai baigėsi, tai yra žūtimi arba mirtimi arba sušaudimu, tai konkrečiai žuvo, jisai buvo pats pirmas, žuvęs 40 metų birželio 11. 49 metų birželio 11. Kavadonių kaime 4 mėnesiai ir
tuo metu jau, reiškiasi, nuo 49 sausio jau buvo užvesta agentūrinė byla būtent vakarų srities štabui, kurio narys ir buvo konkrečiai prieš Milaševičių, bet ir prieš Gužą, aišku, kurio narys štabo viršininkas jisai buvo, tai automatiškai ir čia pasižymėjo Orlingių šeimyną, turbūt galima taip vadinti. Tuo metu Orlingis buvo kaip ir štabo narys Mečys Orlingis, o jo brolis buvo agentas Oriolas užverbuotas vienas, liktai Jonas, o paskui Valius buvo užverbuotas Orlingis slapyvardžiu Radzevičius. Tai va jisai ir sužinojo matyti iš Mečio Orlingio brolio informaciją, kad tuo metu tam tikroje vietoje gali būti slapstytis vakarų srities kažkurie tai iš vadovybės. Iš tos vadovybės pasirodo buvo Vytautas Gužas ir tiesiog jį tam Kavadonių kaime ir nušovė. Buvo apsuptas kaimas, ten pagal tai vyko susišaudimas, jisai liktai kažką dar sužeidė Vytautas Gužas prieš atsišaudydamas ir buvo aišku nušautas jisai. Kaip rašo, kad yra jo tarp kitko ir žuvusio nuotrauka, kas retas yra įvykis, retas faktas ir jie atpažinimo tikslais. O jie atpažino prieš porą dienų suimtas Robertas Gedvila, būtent kuris paskui buvo užverbuotas Kęstučio apygardos štabo pirmininkas. Berods, tai štabo viršininkas, tai va tokia istorija. O vėliau tas pats Milaševičius irgi žuvo būtent išdavus Orlingiams, Radzevičiui. Ir jau galiausia, kai partizanai susiekė vis tik, kad jie yra išdavikai ir jų motina tų brolių ir dar viena tokia mergina, tai buvo jie nuteisti mirties bausme. Karo lauko teismas jos nuteisė 49 rudenį. Taip, būtent Orlingius, bet Mečys Orlingis sugebėjo pabėgti. Jisai buvo nuteistas bausme, žinau, kad pakariant, o kitus sušaudant, tai tuos sušaudė, o Mečys Orlingis sugebėjo pabėgti. Partizanai, žodžiu, įvykdė tą... Tai įvykdė savo tą nuosprendį, tai va toks ir likimas. Kita vertus, dar va kalbant apie tą pagarbą Vytautui Gužui, buvo Milaševičius, jisai surašė tokį kaip ir nekrologą, būtent yra išlikęs, kuris tikrai labai tokia partizaniškos pagarbos kupinas, reiškiasi aprašymas apie visą Vytauto Gužo partizanavimą ir apie jo dalyvavimą ir veiklą. Na, matosi, kad tai nebuvo pritempta ir tai tikrai jisai buvo vertinamas kaip partizanas, kaip jo veikla. Jis ištikimas buvo, patikimas. Tai irgi rodo, sakykime, jisai buvo herojus, va šitoj vietoje jisai kaip ir herojus, laisvės kovų dalyvis. Kitoj pusėje žiūrime, jisai lik ir dalyvavo tam tikrose holokausto, kaip sakyti, žydų sunaikinime. Prisidėjo. Tai toksai kaip ir dvipolinis, kaip ir herojus, kaip ir liktai galbūt ne tai, kad žudikas, bet kaip ir nusikaltėlis irgi, na ir toksai gaunasi kaip dvipolinis, va, toks formulė, iš kurios dažnai galbūt lietuviai neranda kelio išeities kažkokios. Tai ir aš galvoju, aš pati taip susimaščiau, ar mane kažkaip tai labai tas faktas, sužinojimas kažkaip tai man tą Vytautą Gužą mano akise ar sumenkino, ar aš kažkaip čia nusivyliau. Turbūt tų jausmų kažkokių labai nebuvo ir aš tai priėmiau kaip realybę, kuri turbūt buvo tuo metu netokia jau ir reta. Tik tai tiek, kad štai Vytautas Gužas buvo signataras. Jisai užėmė pakankamai aukštas pareigas toj visoj hierarchijai partizaninės vadovybės. Tai va dėl to galbūt, jeigu jisai būtų tiesiog galbūt būrio vadas ar rinktinės kažkokios, tai turbūt viso to šaršalo, tos baimės tikrai nebūtų buvę tą informaciją, bet kadangi čia vis tiek jau yra prilyginama kaip valstybės kūrėjams, tai tas lygmuo tai už tai turbūt buvo ir ta politikų kai kurių matyt baimė tuo yra pagrįsta, kad bus kažkaip tai tas būtent
tas legitizavimas kažkaip tai galbūt kaip vieno iš valstybės kūrėjų pamatus kažkaip gali paplauti, bet aš manau, kad tai tikrai taip nėra ir nereikia žiūrėti taip paprastai, kaip sakyti, arba gerą, arba blogą, turbūt šiandien ta banali tiesa, reikia daugiau atspalvių išvelgti tose istorijose ir jų niekada nebūna taip, kad tik tai taip arba taip. Čia nemanau, kad, aišku, žmogaus biografija nedaloma, bet jis yra atsimenamas ir įamžinimas, ne iš to, kaip sakyti, ne dėl to, ką jisai darė 41 metais, prasme, kad tai yra, vis pirma, tai nebuvo ilgą laiką žinoma, antras dalykas, tai yra už visai kitus dalykus, tai aišku, nepanaikina to fakto, bet ne už tai jis yra įamžinamas, nes gali būti ir tokių, kurie ten už sukilimą yra įamžinami arba minimas jų veikla būtent sukilime, nes jie kitų veiklų kažkokių daug neturėjo ir tada, ir plius dar prisidėjo prie holokausto, tada turėtume truputį problemą dar didesnę. Tai čia aišku, bet svarbiau tai, ką mes prieš tai sakėm, kad vis dėlto apie tai kalbėti reikia, nes jeigu tu šluosi po kilimu, tai nebus labai gerai ir mūsų priešai tik tai trins rankom ir džiaugsis, nes jie tada turės galimybę kolektyviai kaltinti, sakyti, žiūrėkit, bet jūs šitas lepėt, anas lepėt, prisigalvoti faktų. Ir manau, kad Lietuvos istorikai, ypač ir centre, ir kiti istorikai yra daug nuveikę, kad tos melus, ypač apie Lukšą, man kas buvo labai jautru, bet ypač apie Ramanauską Vanagą, aš užaugęs su jo knyga, su jo legenda, pavadinkim taip ir kai ten. Tada buvo tas, man asmeniškai tai labai skaudėjo, tikrai. Man retai taip skaudavo dėl tų, nes aš, visi istorikai yra nejautrus šiek tiek, nes tai yra mūsų darbas. Per daug tos informacijos, kad dėl kiekvieno, bet Ramanausko man buvo labai asmeniškai, toks pyktis, įniršis, netgi sakyčiau, momentais, kai šitai pasielgta buvo, tai manau, kad turim tą darbą dirbti ir ačiū tau ir ačiū centrui, kad tą daro. O kaip ir kitų pagrindinių vadų atveju, palaidojimo vieta nežinoma, palaikai neaišku kur? Palaikai neaišku kur ir nelabai žinoma iš tikrųjų. Yra, ko gero, kažkoksai tai atminimo ženklas jo žūties vietoje, turbūt. O šiaip tai yra būtent signatarams skirtas paminklas, manau, jo tėviškėje yra pastatytas, kiek žinau, būtent kaip Vytautui Gužui signatarui. Ir, tikėkime, kad galbūt dabar, kai turime paieškų skyrių, būtent galbūt gal pavyks. Niekas nežino. Tikėkimės. Bet iš tikrųjų, tai jeigu taip apibendrina, tai aš džiaugiuosi, kad vis tik tai pavyko tą beveik 10-metį, kaip sakau, tą skaudulį, kurį man daug kas norėjo, kad jisai liktų po kilimu ir iš tikrųjų, ir aš pati jutau tam tikrą spaudimą ir tą bandymą sumenkinti iš kai kurių žmonių, kad ką tu čia radai, tai čia nieko tokio, čia kritika šaltinių, visa kita. Kita vertus, tai mane tai dar labiau užvedė. Maždaug tu daugiau paieškok informacijos. Tada aš sakau, gerai, aš paieškosiu, bet geriau, kai dar daugiau paieškoji, jos tiesiog daugiau atsirado. Rezultatas nepasikeitė. Nepasikeitė, o sutvirtėjo. Tik tai aš manau, kad aš tikiuosi, kad ilgainiui tokie, kaip sakyti, bandymai, prašymai, istorikams spaudimai, jie tiesiog liks jau praeity gilioj. Nes kitu atveju, kuogi mes skiriamės nuo savo kaimynų. Jeigu norėdami pateikti taip, kaip, sakykime, netgi jeigu tai ir pateisinant, kad dėl geopolitinės padėties ir panašiai visa kita, bet kokiu atveju aš jau, kaip mes ir kalbėjome, tai turi šitą informaciją išeiti iš Lietuvos pirmiausia, Lietuvos istorikų. Tada tikėsime, žinosime, kad tai yra pateikta viskas, kas įmanoma, kad tai yra išnagrinėta su kontekstu, su istoriniu kontekstu, be kažkokių pritempinėjimų, pagražinimų, tiesiog realūs faktai, kaip buvo. Ir šiaip jau labai retai tai būna, kad iš istorikų pirmai išeina ta informacija, tai gal gerasis atvejis. Matysime pagal reakcijas. Žiūrėsime, aš net nebejoju, kad bus, tai kiekviena teisė, kaip sakyti, ir kritikuoti, ir kita vertus
Tai nieko tokio. Čia tik reikia priminti, kad istorinis pasakojimas ar net ir valstybė pastatyta ant tokio mitologizuoto istorinio pasakojimo ar istorinio kažkokio karkaso nėra stabili, mitas nėra stabili statybinė medžiaga. Tai lygiai taip pat mes matom ir tarpukario visuomenę. Tai buvo labai patriotiška ir labai patriotiškai ugdoma, bet aš kartais galvoju, patriotizmui nelygų, kai tu turi lozungus, kai tu vėliavytėm tik moki mojuoti, tu neišjauti to, tu nesupranti, ką reiškia tau šalis ir ką reiškia, kai tave ginklas bus atkreiptas ir tavo artimuosius. Artimuosius tai daug kas sukyla tas, bet šiaip pat į šalį, ar ne, artimiesiam negresia į šalį, bet kai tu tą jauti ir tu išjauti ir tai tavo venom teka, ar ne, aš jau labai kaip kalbu, bet kai tavo venom teka, kai tai yra tau įprasta, tau ne lozungai, tai yra tau įprasta yra, ne, tada tu visai kitaip veiksi ir čia, tiesiog tai natūralu, bet čia jau kiekvienam asmeniškai turbūt priimti, nepriimti, žiūrėti, nežiūrėti, bet apie tai kalbėti reikia ir ačiū tau. Gerai, baigime, nes matau, kad laikrodis gal net rekordinis bus. Gal rekordinis mūsų tinklalaidė, tai ačiū visiems, kurie iki galo išklausė, manau, kad mes čia tikrai pateikėm daug ir įdomios informacijos ir to, apie ką galima pamastyti. Iki kitų susiklausimų grįšim kaip ir visada, maždaug kas mėnesį. Dėkui, kad pasikvietėt. Ačiū. Iki.